tavo širdyje. Nurinktas sniegas žiemą. Ir snigt nebegalėt nuo čia. Havajų salose. Nežinau šitos dainos? Aš kaip protėjęs jaučiu. Aš dabar iš čia galėčiau iki Egėdo mištai, kai man buvo 16, aš galėčiau tokį pist ir tiesiai, ir dar galėčiau tiksliai pataikyti į jo kultos kartą. Galėčiau tokį... Tada turėjom dailės. Katras primyžat ant grindų, na. Jums šaukšto nereikės? Ne, viskas gerai. Gal tu pasnaus gale, ką žinau, aš pavairuosiu. Ne, viskas gerai. Klausykit, gal parašiutą užsidėkit? Ne, viskas gerai. Gyvenimas mums visada pasiūlo įrankių ir galimybių skirtų palengvinti mūsų dalią ir sumažinti skausmo. Svarbu tų pasiūlymų neatsisakyti. Surfshark yra vienas iš tokių įrankių, kuris gyvenimą internete padarys daug laisvesnį ir malonesnį. Jis ne tik saugos tavo duomenis nuo data kaupikų bei sukčių, bet taip pat atrakins viso pasaulio turinį streaming platformose. Tiesiog paspaudi vieną mygtuką ir tu jau kitame pasaulio gale, be jokio vargo. Daugiau jokių DNS keitinėjimų ar neaiškių svetainių naudojimo, kad pažiūrėti mėgstamą serialą ar filmą. Tiesiog naudokis Surfshark ir su kodu klajumas gauk net iki 6 mėnesių papildomo nemokamo naudojimo. Tiesiog pasilengvink savo gyvenimą. Šiandien bus žiauriai neakingas, nes blaivas, na. Jūs esate tokie čiuvakai, iš kuriuos aš iš pirmo žvilgsnio, o tai čia viską. Tai ir aš galiu pradėti susirašinėti. Tai visi tekstinam, nachui. Toks intra, ble. Mes raulinamegi. Ar jūs esate tokie čiuvakai, kur aš iš pirmo žvilgsnio pažiūrėjęs galėčiau pasakyti, kaip jūs šokat klube? Oi, labai blogai. 99% tikslumu. Aš esu nustebinęs, panas, kaip aš gerai šoku, taip. Pagal, jaučiu ritmą, taip. Iš komiko, ką esu matęs, nieks geriau už Grimalį nešoka, ble. Ui, seniukai, žinau, galim daryti. Tu geriau šoki? Bet jūs laisvai. Ble, 3 pavyks, kad nors densofą. 100% galiu statyti pinigus. Bet irgi muzikalus esi. Aš šokau, seniai, aš šokau 10 metų. O ką tu šokai? Ta, kai reikia... Ne, tautinius. Polka? Na, tai va. Pizda, seniai, aš žiauriai gerai šokau. O tu su juosta taip pat gerai šokė, tau tipo prideda galių, kai užsirišta. Aš ant kaktos užsirišu, va tai va. O aš galėčiau pasakyti, kaip jūs šokat. Galiu net parodyti, kaip jūs šokat. Davai, parodai, kaip aš šokau. Tikrai. Kaip iš vienas namuose Michaelas Jordanas. Grinai kaip kartonas iškirtas. Vytis turi tą marionetės, ble. Škotijoje, kur seniai. Ne, aš taip šau. Jo, tai čia seniai. Nes Vyktis gali, jisai tiesiog, seniai, jisai paleidžia tą mygtuką, kuriam kaulus atpalaiduoja ir va tokį darė tada. Stebinu merginas, kaip aš gerai šokau. Va, ble. O Kislekas? Kaip aš šoko parodai. Pažiūrėsime, atspėsi, ar ne? Kislekas šoka kaip school shooteris. Aš jį panašiai šokdavau. Kaip Minimal Mondays eidavau, tai va taip, nahui. Bet aš kartais dar įdedu tą. Šokai kaip čiuvakas, kuris iššaudys mokykloje. Aš šoka kaip skeletas iš gifo per Helovyną, tą tokį. Ir viskas kreivai. Tau tas ant scenos visą laiką padėdavo, nes tu toks, žinai, labai lankstus. Aš plastiškas, lankstus, taip. Žinai, ir tu toks, tu didelis labai, bet gali išsilankstyti. Jo, ir nesitiki žmogus tada. Sen, jeigu žiūrėtumėt, per šitos raustus, kai buvau prieš Laurą, kai jau tą baltą maikį užsidengęs, neįmanoma būtų perpešti skeletą, mano kaip aš atrodau. Neaišk, mano kūno konsistencija neaiškyra. Nes aš laikau tas popierius, mano taip rankos kažkaip užsuktas. Aš sakau, reikės ką nors atsisukti. Taip, rankos užsuktas, tada eina mano čia lygų, tada čia toks, eina iki pat, blėt, kulnų. Jo, tai pas tave, pavyzdžiui, va čia visiškai lygų. Tave prie sienos pridės, nebus tarpo jokio. Aš mėgau pakabintas, o kaip šitas. Aš tave prie sienos atremčiau, aš pilčiau vandenį, neužbėgtų tau. Aplink tave, o taip apibėgtų viską. Aš sakai, prie sienos prisilčiu vėjas, nebeprieina jau viskas. O tu iškart deformuotas, kai vaikas jau buvai, tipo tokios, kad rankos kelienų pas tave eina, tipo... Ne, pas aš jau, ne. Ne, tai dabar tu daugai. Besi nieks iki kelienų neina. Jo. Tave, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtum 14 metų, nu toks žinai, kad būsi didelis, tipo. Jo. Stambių kaulų. Aš didelis, ta prasme, aš pas mane platus skeletas. Tai aišku, kad platus, genai skeletas, Seniai, aš esu numetęs iki ten 8-5 kilų. Bliaučiai baisiai atrodė. Aš pizdavau, žinai ką, toks buvo dalykas, blėt, mano draugelis parodė,
tabletkos klembuterolis, kur tu išgerdavai, tu nenorėdavai valgyti. Ai, tai man mano kolegė viešbutį hujarindavo šitus. Tau sukildavo spaudimas, žiauriai, tu purtidavais ir tau krisdavo svoris. Nevarykit niekas šitų, nes jie susipysit sveikatą. O kur nusipirkti? Mano kolegė, Barigos. Mano kolegė, kur pizdo šitus buvo tipo... Yra du komikai. Klembuterolis? Yra du komikai, kurie dabar staiga išsipūtė nuo vištienos ir nuo ryžių ir nuo miego. Ir per mėnesį 60 Jo, gramų nes labai daug miega ir vištienos daug valgo, žinai, tai čia ta ekstra vištienos krūtinėlė, žinai, pridėt. Čia toks su antibiotikais. Man tokį taką ir vaistų prišerta. Bet seniai ten jie dabar, pavyzdžiui, pradėjo leistis, kur tipo, kad įdegs, tipo, žinai, kad rudi taptų. Aš susikau, garšvą sutikau. Open mic, kodėl tu taip keistai atrodai, ble? Nes jis toks Max raumeningas, pasiplyšta, saga plyšta. Jo, pasitokios akis. Jis atrodo, kad ne Open Mic'in turi Old Spice reklamą. Jo, seniai pohui. Seniai kaip kaminkretys atrodo. Toks žiūri. Kaip paskutinis vaikas krėtęs kamina kažkam trečiais prieš uždarant įmonę. Kodėl taip keistai atrodai, sako, geriau savaitgalis. Ką tu geri, Anglinakui? Melaniną geri. Lebrono mielas ne taip atrodo, kad pakmilo. Dar rudėjom, šitą. Ne, aš galiu pasakyti, kad pachmas tikrai ne taip atrodo. Aš daug geriau, aš nesu rūdas, nahui. Sorry, nešvarėjai mergai šiknal visą savaitgalį. Bet tai blemba, tai jo. Ne, ta prasme, jeigu žmonėms patinka, tai God bless, bet kas jiems pasakė, kad čia tipo gražu. Bet leistis dalyką, kad įdėkt, čia yra kaip... Bet ne, kad čia šalutinis poveikis, man. Ne, yra toks dalykas, kuris tau sukelia ten iš apačios ir tu parudėjai. Čia tas pats, kaip pistis iš šikno, kad pavalgytų. Tai prasme, tai yra... Melaniną pakelia, ne? Jo, nėra nereikalingas dalykas, yra paprastesnių būdų gauti šitą efektą. Nueik į soliariumą. Ne, tai iš seniai, aš bijau, žinai, man apgamų turiu, žinai, ne? O širka peisti iš Kinijos, tai normaliai. Šiaip soliariumai tokie dodžimai, biški irgi dalykas, aš biški bijau visą laiką dėl odos, bet nueidavau, bet man kažkoks toks... Tai davai soliariumą kam? Aš 2 kartus buvau gyvenime. Tiesiog pažiūrėjau, dėl content. Man ta vieta, kur cicinas buvo, prašau. Auksinis toks soliariumas guli. Kiek norite įdėkti, šiknaskylė parodo, kad visas kūnas kaip toks. Jo. Mano kaip šiknaskylė, tai rožinis. Ne, turbūt nebeisiu. Turbūt nebeisiu, bet... Nieko nesu buvęs. Nenoriu nieko leisti, bet aš atrodžiu kaip ligonis, aš tikrai, aš po... Kaip baltas jau buvai? Jo, nes pažymas šortus užsidėjau, Berliną būnu važiavęs ir tiesiog... Vyktis yra šiaip žiauriai fit, bet tu turi tą, kai tu šortais be maikės, jeigu stovi, tu turi tą... Napoleon Dynamite. Šitą tu turi. Kas čia yra? Atrodo, kad prieš visą klasę išrengė kietesni moksleiviai. Atrodo, kad tu dabar esi mentas paslapinų gauja. Atvestas klofelino prišertas ir tave tapkiam daužystų. Atrodo, kad tavo mama prie kasos paliko. Eilė ateis. Ir toks yra, kaip Simsa, kai baseinę palieka ir nežino, ką daryti. Ir tavo toks yra... Nieko nespartau, bet gerai. Mes tik grožio etalonai du. Nichuja. Man jūs vidų. Aš žinau jūsų vidų. Aš džiaugiuosi, kad per kalėdinį epizodą mane parausino, man labai patiko, aš manau, kad reikia dažniau to užsiimti, nes mes per mažai save dūkinam ir žmonės, kai žiūri, kai mes žvengiam iš kitų žmonių, jie galvo, oi, vat kokie jie tokie yra. Tipo, kaip jie čia pasikėlė. Kaip gražiai šneka, kokie jie gražūs, viską. Kislekas, viską koks. Jo, pizda. 8% mano kūno dantė nusijęs. Jaučiu pas tave kelnes pakeltam polipų. Aš tą patį, kai Emilis leidžias, aš į danteną susivariau. Čia nuo vištienos, nahui, viskas. Ką žinau, viskas dėl tų skerbonkių. Jūs tiesiog turite antsvarį labai abudu. Turiu, jo. Bet mano yra netoks, nes pasklajumais jau perės per visą kūną. Pas mane grinai čia ir čia tiesiog 2 vietos. Jūs tokie stori, kad jums reiktų abiem numest svarą. Okay, čia mano raustai. Pizda, čia laimėjau raustą. Jūs gėjai, nes pisatės iš šikną. Čia tiesa. Tokį dadėlą. Aš laimėjau 2 raust betlus jau. Palauk, tu laimėjai? Tai pats ten su Omantu dar pirmas. Tai nesiskaito. Nebuvo prizo, tai koks skirtumas. Tu prieš Omantą raustinais? Ne, prieš Safą. Ai, teisingai prieš Safą tu raustinai.
Nu gerai. Kalbant apie dalykus, už ką reikia raustinti naktį, vakar primyžau ant grindų. Netyčia, aš turiu labai stipriai atsiprašyti, aš nežinau, kas man nutiko, bet aš ne tik, kad pamyžau nuėjau tiesiog. Bet čia random, buvo, ta prasme. Gal papasakok, kas nutiko? Mes po podcast'ų nuvarėm pas mane dar alaus pagerti, aš jau pat Maikų ruošiausi, tipo. Ir tas jau užgėrė kokius 6 alaus per tą dieną. Užgėręs nemalausiu tikrai. Ir Kur kislekas, mes sėdėm, kislekas tokį rėkimą jau turi. nuėjo pas mane į tūliką, aš tada norėjau myšti, nuėjau po kisleko ir kislekas paliko atidarytą, tipo dangtį pilnai tūliko. Ir tiesiog pilna prišlakstyta ant krašto tūliko ir ant žemės, nu kažkur vat 4/4 podelio išpilta, atrodo, vandenį. Mačiau, bet buvo. Čia grinai čerkelė išpilta, bet gražiai kur aplink plytelę. Aš žinau tą, kur mumija apsiviniau tualetinio ranką. Žinai, Ne, aš padarysiu Labai priešinę, gėda. kaip buvo. Va, tu esi, Vyktis yra aš, kislekas yra kislekas. Katras primyžat ant grindų, nahui. bet tu iškart pasiveitį, kaip aš meluot nemoku ir ne, tai čia ne aš ir klajumas, aš tai atsisėdęs buvau, nu gerai, čia aš tada. Aš sakau, aš tai atsisėdęs, myžu, aš net bibukas susikamšau, blė. Taip. Jo. Ir aš tada grįžau ir su primyžu kažkas kislė. Ai, sorry. Nes kislekas toks stovi. Tai čia gal klajumas, aš sakau, aš atsisėdęs, myžu, ir kislekas negali spaudimo atlaikyti sėdė. Da, nu gerai. Ateikit, apsikabinat, vyrai. Ir nuo rankų myžalai varva, davai, ateikit. Aš dėl to negalėčiau neišdavinėti nieko, aš grįšiu, jeigu paspyštų kitą Gerai, pastau, ateik. Jis sakys škebėlį, kur, na, sorry, blėt, nu, sorry, blėt. Kaip tu yra, tu tipo myžai ir tu tipo paukštį pamatėjai, kas yra, tu tipo nusprendė. Ne, man tai žinai, kas buvo, tipo... Nes jisai, žinai, nu, tipo, Seniai, man įsijungia tas... jis myžo, kaip boksininkai treniruojasi. Ne, aš pėdėjau ant rankų, myšau ir, paleidau bybį tiesiog. Ai, kad nesnegėjus, jo. Jo. Žinai, kur pas tave srovė eina ir tu kaip tarp pirštų, žinai, kaip peilį tą pradėjai. Bet nemeluosiu, būna, kad kai nueini myšti ir tada pradėjai myšti ir tada atrodo, kad aštunkojus ant bybė, tau visas pusės tas įsijungia. Jo, kaip mašinų plovyklą, jeigu paleidai. Ne, bet šiandien, pavyzdžiui, buvau kofę, maišiau cukrų kavo ir biškį pataikė ant stalo, iškart nuvaliau, nahu, tai nežinau, kas vakar, buvau pripysęs ir man įsijungia tas, kad aš bare myžu tiesiog ne namuose pas kažką. Kislekas vidury myžimo suprato, kad bibi laiko ir tu eiktų, na, fu, blė. Suprato, kad čia gėjiškai yra. Man labai gėda iš tikrųjų. Blet, man yra žiauriausia, tai buvo, kai buvau mažas vaikas ir čia viena didžiausia gėdos jausmų, kokius esu jautęs. Buvau mažas vaikas, buvau pas mamos draugės, svečiuosi, žinai, su mamos draugės sūnum, žinai, mes ten komplošiam. Ir aš kažkodėl nuėjau pakakot, labai prikakau ir pamiršau nuleisti. Bet žinai, taip, kur prikakau, taip iki viršaus ir dar kokį pusę. Ką reiškia iki viršaus, tu tipo šratais, šikie tipo? Ne, nu, ta prasme, nu, daug. Gizos piramidė pastatė ir viduje trapdorį visą. Seniai, nesimatė dugno, Jo. žinai. Ir tada dar belekiek pusę rulono, žinai, gal popieriaus išnudau, primėčiau dar ant viršaus. Bulvių lūpenų iš kažkur dar Ir primėčiau. žiauriai norėjau Dragon Ball žaisti, nes mano eilė buvo. Ir tiesiog išbėgau iš tatuliko. Ir tiesiog mes baigęs tada svečiuose pabuvom, žinai, išvažiavom namo ir man mama atėjo pas mane namo. O tu nuėjai kakotą, ne? Pas draugą. Sukau, nu taip, mamukai buvau. Mamukai. Tai žinok, mano draugė po tavęs ėjo. Tai sakė, ką rado. Ir aš toks sakau, mama, tu nebegali bendrauti su draugė. Viktoras, tai motina pasisodina. Ir šitas šūdas nutraukė draugystę ir su to draugu, aš Įsivaizduoji tokį epinį šūdą, šaut, kad motinas draugystę nutraukti. Dailiaus dar jo knyga Šūdas nutraukęs draugystę. Šūdai sukrėtė Lietuvą. Rudoji byla. Ir žinau, Rudieji failai. Rudieji vagyšiai. Žinau, kad to bičio vardas yra Lukas ir jis į Vilnių gyvena. Lukas Šūdukas. Jis kažkur vaikšto Vilnių ir žino, kad aš esu pasitaip Klaipėdoj priešykęs. Ir visi sako, seniai varim pasirodėm, kad Viktoras bus aitas, kaip priešykai nenuleidžia. Bet seniai ten Tai taip. Vietnamas buvo. Viktoras Šūdykovas. Bet va taip kažkaip buvo, jaučiu top 3 mano gyvenimo šūdai, buvo tada svečiuose. Gyvenimo šūdai. Čia lentyna. Taip, seniai, kur jeigu eitų pareigūną parų, gaučiau pasėdėti. Gaučiau kokias 8 par, žinai, kaip blaivy. Bananais atitvatė. Ne
nesipriešinu, bet nutazintų. Jo, kur atimtų batų raištelis iš manęs. Tikrai top 3, tai va čia tūlikė. Grinai, svečiuose eiti tūlikas šiaip yra didelis spaudimas. Aš nežinau, kaip tu gali sauliaisti atsistojęs, myšt pripysas, tipo. Sorry. Aš tik atsisėdau. Jo. Aš savo namuose... Paskislieka bibys vidury dubens, žinai. Pasitiesi ją pačią bėgą. Jam reikia bibį. Aš jeigu nuleidžiu bibį, man patenka į vanį ir prisirbė. Man pilas išsipačia. Jam bibį reikia kaip autobuso tas, kur kojom pasidėti atlenkti. Palankstyti viršų, kad galų galiai teisinga pozicija. Man buvo atvažiavo, tai pasvečiai pas mus namie ir aš irgi tai pagėrim, išgėriau, nuvariau tūliką pamyšti ir taip myži. Ir kur matai, kad į visas pusės taškus ir toks, reikia kažkaip... Bandai, kaip pamyži ir, užsėdu kelnes ir žiūriu, čia tokia, dėmė, aš toks, aš negaliu dabar grįžti iš tūliką, taip, jau greitai kambarį persijung kelnes su kitom kelnėm grįžti visi, kas tau buvo? Sakoja, Grinai, kaip Michaelas Jacksonas koncerte, toks hitą pakeitė. Jo, toks geras kelnes pasikeitęs kelnes. Sakau, alumą apsipyliau. Kaip Jessica šiai vidury koncertą hitą pakeičia. Nes su kita suknelė. Tai yra šainės prisimyžo. Kurie tas tiktokas, kur 50 centų rūbus keičia, tipo Ir Maikė pasikeičia su Aš kiekvieną kartą eidamas pamyšti tūlgą su naujom kelniam grįžtu, nes galiu tiesiog. Many men wish death upon me. 9 kartų šaudė į mane ir primyžo ant kelnių. Kelnes primyžo man vyrai. Tikrai, šiaip tipo myšt yra sunkus dalykas. Yra daug sunkesnis negu panom. Taip, panom yra tas dalykas, kad jam reikia tupėti, jeigu primyštas tūlikas, bet šiaip bičiui. Ir panom aš esu užsirašęs kažkada labai seniai nautsa telefė, kad vyrai daugiau uždirba vien todėl, kad panos, kai myža, jų genitalijus nesiliečia prie unitazų. Jo. Ten aš kai sėdu myšti. Kitų vyrų dabar bibis susiliečia. Ypač jeigu su stajaku bandai atsisėdęs myštų, uždedi ir jis iškart kaip šepetys ant unitazų palenda. Kaip man dabar tu taip? O esat kada nors... Taip. O esat kad nors bibė prisispaudė tarp dangčio ir tarp šito? Senė, aš esu kažkada, pas mane buvo toksai klozetas, pas kurį biški pasikeldavo dangčiukas, antrasis, ne viršutinis, o vidurinis. Ir jis va tiek pasikeldavo, priverštas per daug srėgis, ir jis va taip va būdavo. Ir aš sėdau kažkada taip, pačiužiau į priekį, bibė įsilindo ir su šikna prispaudžiau nahui. Ir aš sėdžiu, tai va, ir negaliu stotis, karoči. Ir tu negali niekam paaiškinti, jis netyšiai slydo, tu kišai bibį tenai tik. O tai kas tau stovėjo, taip, ant tūliko? Ne, tiesiog įlindo bibuks. O tai kaip tavo bibys gali, tai va, 9 laipsnių. Bibuks su sviestuks. Nes aš, tiesiog smuktelėjo. Į priekį labai atsiprašau. Arba jisai stovėjo, arba jisai labai trumpas ir ten. Labai trumpas jo. Okay. Labai trumpas vyrai, neturiu ką meluoti. Pas mane bibys yra kaip... O jums dar ne taip, ar jau atsėdo, nes man atsėdo, kur... Pas mane tik zalupa iš esmės. Kur žymiai sumažėjo spaudimas myžant, tipo srovė nebūtų. Oi taip. Nes kai taip seniau eidavai myžę ir seniai galėjai fulę stadioną permišti tiesiog. Ir dabar aš dabar iš čia galėčiau iki Egėdo myšti, kai man buvo 16, aš galėčiau tokį pist ir tiesiai, ir dar galėčiau tiksliai pataikyti į jo kultos karinę, galėčiau tokį... Galėtum išjungti monitorių. Aš galėčiau, va tai va, per visą, vartyti veipus nuo va tai va... Seniai galėdavai myžlą kaip irigatorių naudotas, dantų išsivalyti. Ir dar ką galėdavai, kaip iški truktelį pilvo raumenis tokius... Jo. Ir dabar seniai kaip myži, kaip man į vidų bybė bėga. O dabar, esat kad nors bandę iš... Ir šiknos žandus varvatis. Esat kad nors bandę iš vieno kavos podelio į kitą perpilti ir bėga, va taip, per ranką. Va toks, va, man ant tiek spaudimo neužtenka. Man būna, jeigu gynėsos skardinės sukretai ir atidarai, tai toks skyvis. Pas man irgi bibį pakratai šratas vidui, bet... Aš nežinau, kaip jau, man taip, pavyzdžiui, labai maža puslėti po visą gyvenimą buvo. Tai mes pastebėjom jau pat kaip paukštelio. Vyktis po 2 bitų, aš turiu žiauriai myšti, nes man pizdana. Jo, sorry, pažiūrėjau į vandenį, vyrai, pamyšti. Aš atsimenu irgi 14, žinai, ten alaus pradėjau gerti ir tiesiog pradėjau myšti kas 15 minučių, bet taip pat, ta prasme... Ir man dėl srovės stiprumo, pavyzdžiui, dėl to niekada nebuvo problemų, bet aš ant kiek visą laiką išmyžu, žinai, grunai vandeniu, kur myži, kur aš rehidroną galiu gerti, kur tiesiog limonado atsigeriu ir aš žinau, kad aš visus mineralus išmyžiu, žinai, nes... Vytauto gamintojai. Jo, nes ant tiek daug varau myžti. Didžiausias bosas jam kalcis yra. Jo, kalcis magnis, jo, man visą laiką būna dėl to. Bet dėl srovės neturėjau niekada problemų, bet...
Blemba, ypač kai pripisi man dabar buvo tas, jeigu tai pagirtesnis eini myš, nu, kai atrodo, kad nebėgas, atrodo, kad, žinai, kažkas gumos idėjai vidų užklijavo ir prieš... Man čia, žinai, tokie pamėžimai būdavo, žinai, kai su mama kažkur važiuoju ir sako, eik pamyš, nes nestosim. Jo. Na, mes nestosim, tai mes galėsim. Gal mes nestosim. Nu, kur ta prasme, kas čia kūro, mes Tas pats bėgam, laikas ganas, ar aš myšiu čia, ar aš myšiu. Vieną kartą sustojom ir tėvas išlipo, negrįžo, pat tai nebestos. Mes čia nuo ugnikalnių bėgam, kad jau mes negalim. Bus vėjasi kažkas. Žinai, kas čia kurva, Baltijos tsunamis, na, kodėl mes negalim sustoti pamyšti. Visą laiką su mamom tas būdavo. Nestosim, blėt, eik pamyšti dabar. Žinai, mano mama visą laiką būdavo tas su tokiu trumpu temperamentu, kur mažai kantrybės turi. Kur, ta prasme, gera mama, labai myliu, bet kantrybės galėtų daugiau būtų buvus turėjus. Žinai, kur aš ją labai greit užpizdavau su bet kokiu mažiausiu, žinai, dalyku, kur ten podelis, žinai, neišplautas pas mane kambarį. Ką čia merkštą padelį į mane, aš toks, blėt, man. Labai gera mama, bet labai trumpa, labai mylėjo, bet blėt padelį pamatė pisui gal. Yra tiesiai į kaktą. Atšlajau. Nu, blėt, jinai pradinį klasį mokytoja. Ai, tada 32 vaikai nervina, blėt. Vaikų pizdinimas. Ir dar 33 pareina namo. Yra tik vienas vaikas, kam jinai įpist gali, spėk kam. Jo. Lekiu rimtai. Tu už visą klasę gaudai. Kai visas nuodėmės, tu vaikų. Visą klasę jau buvai. Taip. Tu kur tie vaikai šaukia ant jos, jinai šaukia ant mane. Taip. O tu dabar šaukia ant Kisleką. Visą laiką. Kislekas ant Kentėtų už viską. Nachui. Kislekas ant šuniukas ant... Jūs, atsiprašau, labai jūs pažadina noris myšta, ar ne? Mane taip, kiekvieną dieną. Pažadina. Kiekvieną dieną, 3 metus streikai. Bet jeigu prieš miegą, tipo, atsigir vandens daugiau, jokios arbatos, atsigir nueini miegot, tai paryčiais visą laiką, kur atsikeli ir atrodo, kažkas tiesiog tą bybį čiaukina visą naktį. Tai tada nueini. Gabrielės death gripu tokiu. Numirus, tokia akis atmerktas, nahui, pabalė krumpliai ir bibys pamėlės, taip va. Kur tu žinai, bybis atrodo kaip kiaulės odega jau. Jo, ir Gabrielė mirus ir sako, žinokit, pjausim bybį, o tai rankos negalit, blė. Kas čia pjūklas, nahui? Ne, žinokit, pjausim bybį, žinokit. Bybį blogiau. Bybį jokingiau. Tai suprantat, turės būti atviras karstas jūsų. Ir tiesiog ant bybio pragulos jau nuo rankos. Mes su jas aš gebėjom patkesti ten, kiek tipo būtų jokingiau, jeigu kaip tipo mokytojai ir gydytojai galėtų uždirbti daugiau, jeigu seniai pystų TikToko transliacijas. Jo. Daro operaciją, patepinam, davai. Taip. Jie galėtų, blėt, gydytojai galėtų rėmėjus turėti, mes galėtume rinkti arenos, rodo live transliacijas. Jeigu galėtume balsuoti, kiek kas kokį pažymį gavo. Jo. Martynas, tikrai kiek kam parašyti. Martynas su trejetu veidų sėdi dabar, matau jau. Mokytoja išeina, kai pasisuka prie lentos rašyti pas ją nugaras fantazijos, susalaikina tatuiruotę ir turi su dildo parašyti pažymį pato. Mokytoja tyliai integracija. Jo. Mokytojai, gydytojai, nori daugiau pinigų, jis turi daryti kontentą, na, neįmanoma. Turit brandint save. Pažiūrėkit, visi, tipo, kas daug, kai aš dirbu, yra ten tie odontologai, mano, tipo, pana irgi follow, pastoji tos stomatologus, kur turi Instagramą savo. Ten pastoji, pirkit šitą, pirkit tą, pirkit tą. Ir eina šaibas, na. Nu, bet mokytojai... Jeigu tu tiesiog esi geras gydytojas, nemokės nieks tau pinigų. Bet mokytojai neturi specifinės mokytojų kažkokios tai... Tai tegul susikūrė, nu blėti, kodėl mes turim to rūpinti? Pieštukai, kempinės, kas? Aš turiu kasoką vieną irgi buvus, kuris baigė, nu, tipo, nebaigė, neįmanoma baigtas, nes man atrodo, kur 15 metų turi mokyti. 18 metų dar 2 liko. Ten grinai ir jisai varo dabar į kelmę, žinai, ten varo pabudėti. Žirgus gydyt. Važiuoja kur 102 km į kažkokį kaimą, kad ligoniai per naktį. Kad per naktį ligoniai Candy Crush'ą palošti, kad gauti, žinai. Jie ten per 8 poliklinikas dirba. Jo, ir varo ten į Dzūkiją visur, tipo, pabudėtas. Ir grinai galėtum kurvo TikToko transliacijas daryti iš tos. Sakau, jūs turite kaip seniai lemputę iš kontraukę. Taip, žinai, kaip su OnlyFans nebus, kad kiekvienas iš jūsų turės ten po 4 milijonus į mėnesį, bet kažkas turės. Nu, ir, tipo... Į 1% visą laiką suteka. Jo. Kažkaip reikia suktis, nahui, tipo. Nes vaikai daro per pamokas laivus, jeigu mokytojai daro. Vaikai dragzus, vaikai smailą pisa. O tu sėdi ir tu valgai barščių su duona, blėt. Jo. Ir mes kritikuojam mokytojus, kad jie, blėt, brendžio atsigeria per pertrauką. O vaikai, nahui, jie lakstypisa. Turėtų būti įrašyta, kad jie gertų, nahui, per pamokas. Aš manau, kad... O negali mokytojai gerti mokyklai? Aišku, ne. Pagal įstatymą tai ne, bet... Aišku, ne. O dabar reklama. Klaus, tu įsižeidai dėl bairio? Ne, aišku ne. Tai kad tu raudonas visas. O tu gal blogai jauties? Ne, viskas gerai. Kad tu pažaliavęs visas. Man uždaryt langą gal? Ne, viskas gerai, aš. Tai kad tu pamėlęs visas.
Jei ne spalvos, daug ko nepastebėtume. Turi gerą spalvų IQ? Žiūrėk podcastą toliau ir mes kartu su Luminor tau suteiksim galimybę tą IQ pasitikrinti ir laimėti galimybę persidažyti dalį namų. Gerai, Hebra, tai kaip ir sakė skečas, jums pranešu čia dabar, kaip galite toliau dalyvauti Luminoro žaidime ir tuo pačiu, kas jį laimėjo. Pradžiai, kaip iš viso vyksta šitas žaidimas. Tai mes tikriname jūsų spalvų IQ, taip yra tai tikras dalykas. Mes išdėliojame spalvas tam tikras seka, kažkaip sumaišytas, po to parodysim kaip. Ir jūs siunčiate mums į tyrimai@klauvimokanalas.lt savo spėjimą, tai yra skaičiukus iš eilės, kaip turėtų iš tikro būti sudėtos spalvos, pavyzdžiui, nuo šviesiausios iki tamsiausios arba atvirkščiai. Na ir tas, kas atsako teisingai, atsako greičiausiai, nu žodžiu, tiesiog išrenkam randomų tada, nes daug iš jūsų teisingai tikrai atsako. Laimėm iš Luminoro čekį nusidažyti kažkurį tai namų kambarį ir tada žinosim, kad tikrai neprisipaišysit baisių spalvų namuose, nes turit gerą spalvų IQ. Tai šį kartą užduotis bus sunkesnė ir atrodys va taip. Susistabdykit podcastą, jisai dar stovi ekrane šitas vaizdas, pasižiūrėkit, nusiskrinšotinkit arba tiesiog pasižiūrėkit, užsirašykit ant lapuką ir rašykit mums kislekai, blem. Ką tu čia darai? Jis stručia fotkę rodo. Pažiūrėk, koks katinas, su 3 akim. Tai va, ir... Jisai sudėjo, ką tik Lego, nepykit. Tai va. Tu verksi dabar? Jiems spaudimas sukilo. Atsiprašau. Žodžiu. Ir viskas. Pasižiūrėti, parašyti tyrimai@klauvimokanalas.lt mums teisingą atsakymą, o Tautė yra paruošusi jau laimėtojus atsiimti praeito mėnesio prizus ar praeitos savaitės. Su jumis bus susisiekta, žinoma. Tai laimėjo kas? Vikintė. Martynas ir Aminta. Visi 3 vardai skamba kaip išgalvoti. Vikintė, Mantinas ir Kančiūnas. Tai tikiuosi, kad jūs esate tikri žmonės, o jeigu rimtai, nesišaipant iš jūsų vardų, ačiū, kad dalyvavot. O visi kiti dalyvaukit. Šį kartą sunkesnė užduotis, nes jūs labai gerai atspėjat. Ir viskas. Nuorodą video prašymę pačioje. Sužinokite daugiau apie patį Luminor. Čia yra jų projektas Tavo namai, tavo taisyklės, kada jie jau ištisus, kiek čia mes jau beveik pusę metų su jais darom šitą dalyką. Jie padėjo žmonėms susiremontuoti namus, jie padėjo žmonėms susitvarkyti sienas, nuo vaikų apipaišytų sienų iki blogai padarytų remontų ir dabar tai daro su dažymu. Tai Luminoras yra labai suinteresuoti jūsų namų jaukumu, o vienas iš šių būdų yra sukurti, tai naudotis Luminoro paslaugomis. Tai nuorodo video prašymę pačioje ir gero dalyvavimo. Man juokingiausia būdavo, kai aš turėjau tokį amžinatelsi, bet guminis buvo toks... Bibis. Guminis. Amžinatelsi guminis. Aha, įdomu, kur tai eini su šitu. Kūno kultūros, tipo treneris buvo ir jisai... Čia pavardė. Jo nuodai mokyklai būdavo, jis kažkodėl visą laiką džiavintą plekšnę valgydavo savo kabinete, nahui. Ir jisai būdavo toks... Tas omega 3. Ir čia kai ašakos tarp žmonių. Ir jisai būdavo old school, tas toks, kur tau pis žuvi, taip čia. Jeigu neklausysi, mes turėjom. Klasiokai tik tai mokė. Ir seniai, jisai nesiplaudavo rankų. Po to, kaip plikais pirštais, tipo, tą plekšnę valgydavo. Dėlynas su tom dėmėm. Nekologo rankos, jo. Žinai, kur ateina pas į laikraštį, kurva plekšnė, vieną. Ir matas... Vienakį jau suvalgęs. O, balyga, nu ką. Žinai, kažką nepasiema, į maikas nusipavo. Pažymė, keli laikai Baltijos. Žinai, kažką baudos nepataikyti, ne, kurva duh. Ir kas yra? Tavo pakaušys smirdėdavo likusią dieną plekšnę, po to, kai gaudavo į žuvino. Piktis turėdavo bėgti pašūlės namo, kad kyriai neužpultų. Ir tu nesuprasdai, tai jis net nestipriai trenkia. Kur čia bausmė, seniai bausmė namo grįžti. O tai jūsų klasiokai šaukštelio pozą gulėdavot, iš kur tu žinai, kad tavo pakaušys smirdėdavo? Jaučiasi, jaučiasi pamoką grįžti. Nes, blet, atrodo, kad tu uosti dirbi. Žuvų taukai smirda, esi geras žuvų taukus per tabletę, tą pačią smirdą. Aš gerdavau šaukštais dar, kai buvo, blet. Jo, aš irgi. Ten tai išlikštų būdavo, tau įpildavai šaukštą ir... Mes turėjom vieną mokytoją kūno kultūros, kur žaisdavom ten, žaidimas pardai į vartus, ten kažkas, kas pralaimi, stato šiknas, pardo į šikną su kamuoliu ir... Čia gėjų futbolas, seniai. Ėjo mokytojas tuo metu kūno kultūros ir kažkas paleido kamuolį ir tiesiai jį pataikė. Ir čiuos ten, blėt, ar muha atitarnavęs, viskas seniai, kas jėkien, kad jį pat atleido iš mokyklos, nes jis neturėjo jokio pažymėjimo, jis neturėjo išsilavinimo, kad galėtų mokytojui dirbti, tas tokį paėmė. Jo, būna. Būna tie,
kur net neturi aukšto, turi aukštesnį kažkokį, kur ten metus kolegai. Jis tiesiog laiku... Mokyklos nebaigė patys. Jis vienintelis darbo pokalbė atėjo, jį paėmė. bet ką aš noriu pasakyti, klasiokas spyrė jį su kamoliu, jis atvarė prie to klasioko taip stipriam už gerklės suėmė, kad žinot, būna, aš nežinau, jūs esat matę, Ne, bet būna tipo vaikam ta šoko būsena, kai tipo jie taip atrodo išsigąs, tai būna strumuoti, kad jie pradeda žvengti ir negali nustoti. Būna tas. Ir jisai tipo tokį pradėjo ir jau tipo mum kita pamoka, jis vis tas žvengitas. Ir atrodo jam ašaras bėga ir jis patoks. Jis toks išsigandęs, jam ašaras bėga, jis išpratėjęs. Lietuvos džokeris. Jam taip stipriai už gerklės suėmė. Pizda, nahui ten buvo. Tai ką jisai dūso ten pusiau? Nu jo, jis toks tipo, kur tau toks šokas, jo, kad tu pradedi žvengti. Vat būdavo tie tokie, ant kiek tipo šiaip yra nesunku toj mokykloje įsidarbinti. Nu, ta prasme, alga kai kurių tų mokytojų tikrai adekvati. Nes buvo kažkoks ten, blėt, etikos mokytas turėjau, blėt, kuris metus ten pasimokęs ar metus su pusę, kai kolegijai nepabaigęs, bet kad etiką dėsti ten ateitų pas jį į etiką karočią ir jisai yra... Nu, tu, Viktorai, pavyzdžiui. Žaidį krepšinį mačiau ten. Skau, lankau. Kas tu būsi, Lebronas Džeimsas? Kas tu būsi? Ir čia visa etikos pamoka. Jisai įsivaizduoja, kad jisai podcastą dar. Jis mes kiekvieną podcastą. Gerai, gal kažkokius straipsnių paskaityti. Jis ateina aktualijas, parefrešina gerai, kas nutiko. Tai galvodavo, kad jisai filme kažkokie myra. Žinai, kur ateina į hudą, kur jodukus tai pamoko ir tipo pakeis jų gyvenimą. Kėdė apsuka, blė. Pamirškit viską, ką jis mokino. Seniai, jisai kažkada visą pamoką mes su jo prabazarinom, kaip jam sunku rūkyti mes buvo. Aš jeigu būčiau mokytojas, va toks būčiau tiesiog. Fuck. Visą pamoką, kem 5 minutės. Kebra, aš rūkiau 15 metų. 15 metų. Ir vieną dieną neberūkysiu. Ir einu, ir ryte matau kiti rūko. Oi, kiti rūko. Ir aš žiūriu, man kvepia. Bet gavau, nemėsiu. Bet pizda sunku buvo, karočiui. Jis atidirbo. Karočiui integracija. Etikos pamokos buvo. Aktų struktūra, ektų dar. Karočiui integracija, kult. Sako, labai džiaugiuosi alkoholiniais gėrimais. Tada jisai toksai, blėt, labai džiaugiuosi, kad žolės nerūkiau niekada. Žinokit, jeigu pasakytų kažkas, kad nėra priklausomybės nuo žolės, piščiau snukį. Nes yra tikrai labai stipri. Gerai, eikit į kitą pamoką. Kaimo mokykloje mokės kaka. Gaidė tai pasuka už kaklą. Čia mačiau skambutį. Ir visi vaikai su mediniais čimodanais, blė. Visi bėgame Petrą karvių melst. O jūs pastebėjot, kad mokytojai turėdavo dvigubas specialybės? Jo. Jeigu jie varydavo į pedagoginį ir pedagoginiam, pavyzdžiui, būdavo ir keiščiausios tos kartu specialybės. Geografija ir fizinis buvo. Kartu. Man atrodo, mes turėjom tokį mokytoją. Geografijos ir fizinio mokytojas buvo tas pats čiūvas, mus mokė fizinio, į mus mėtė kamolius, iš kūno kultūros kamolių mėtė į galvą ir po to sėdė, va čia va yra Afrikos Respublika pietų. Po 2 pamokų. Po to buvo etika ir literatūra. Biologija, fizika kažkas. Aš turėjau vieną mokytoją, kurie dėstė ir rusų, ir anglų. Va, rusų, anglų. Ir nei vienos gerai nemokėjo. Kai ateina Anglų labai blogai mokėjo. Blėta žolyną, kur aš neatsimenu pavardės, karočią, bet mes kiekvieną pamoką ją naujo žodžio išpakindavom anglų, karočią. Ir jinai tokia, žinai, ego labai didelį turėjo. Jinai kartais nenorėjo pripažinti, kad nežino žodžio. Ir jinai, pavyzdžiui, sužinojo, kad yra toks dalykas kaip great grandfather. Tipo, kad prosenelis. Tavo šaunus didysis senelis. Jinai galvoja, kad super senelis tiesiog yra. Great grandfather, tai jis buvo puikus. Taip, ir jinai tokia, gerai. Ir jinai turėdavo atskirą sąsiuvinį, kur užsirašinėdavo. Ašaras bėga. Vykti 7 klasė atsistoja ir JAV konstitucija. Tiesiog amerikiečių kalba. Kuri turėjo atskirą sąsiuvinį, kur jinai tą dieną naujus išmoktus žodžius užsirašydavo. Jūs literaliai galėtumėte, jie pusę algos jums priklauso, tiesiog turi dalintis padlą. Blet, šlysti buvo, nepasilgau tikrai. Ir ne kiekvieną kartą ateidavo mano klasę pamatydavo, pažiūrėdai mumis ir matai iš lūpų, jinai savo panašu, eikit, nahui, ble. Jinai kiekvieną kartą. Kokios kličkas būdavo pas jūs mokykloje mokytojų?
Mokytojų? Jo, nes pas mus buvo... neatsimenu. Pas mus buvo darbų mokytas Tarakonas. Mūsų kūno kultūros buvo Tarakan. Tarakonas, tada... Tas guminis buvo. Bet jisai kažkodėl, jeigu jam pasakytum, kad jis guminis, jisai tave pradėtų gaudyti kaip mažas vaikas ir pista tau įsnukį. Ir man jam labai... Zai, bėga iš gal. Kaip ogi. Ne, kaip iš... Kuris bėga pas kaip kelnes Tada turėjom dailės mokytoją ilgais plaukais, kurio kliška buvo Maklaudas. Mūsų kliškai pedofilas buvo. Bet čia ne kliška, čia profesija. Hobis. Tai mūsų tas Maklaudas, jis visą laiką, jis mums prapizdavo protą pusę maždaug pamokos ir mes piešdavom bet ką. Dėl to, kad kardą turėjo, dėl ko Maklaudas? Ilgi plaukai, kaip pas Dankaną Maklaudą buvo. Ir jisai ateina kažkada ir sako, menas yra kaip seksas. Ir mes taip. Ir viskas ir tada piešiam. Šitas buvo, tada buvo žiūrkė, Krysa. Krysa buvo matiekos ir fizikos. Čia Tuskulenkiai? Čia jau salamai, čia ir Tuskulenkiai ir salamai. Tarakonas buvo Tuskulenkiai, o salamai buvo šitas Krysa buvo. Jo. O jaunimkiai buvo Jūzė. Nu, va, tai, bet tokie, kur gali sakyti mokytam į akis, žinai, tuos tipus. Nes pas mane, pavyzdžiui, informatikos buvo mokyta dar prieš Žalinę, tai šliucha buvo. Norėjau sakyti, kad šliucha buvo pravardė. Jo, bet negali sakyti jai, tipo, žinai. Vien dėl to nesu vyru išsiskyrė. Reikėdavo daug, kad kličkai. Labą dieną, šliucha, su vyru išsiskyrė šliucha. Blemba, vyrai, šiandien sužinojau vieną dalyką. Negaliu tiksliai sakyti, kur tai buvo ir negaliu sakyti kas, bet mes turėjom... Bet kažkas vykčia ant grindų pirmyžą. Ne, man šiandien kai kas papasakojo ir aš to žmogus nedoksinsiu. Bet po to mums pasakysi, ne? Jo, po to galės. Bet ne, jis jo nepažįsta, tiesiog nenori, kad šiaip dasikastų intikas iki to žmogus. Kad yra barberinė Vilniui, barbershopas, jo, kuriame yra įvykęs teroristinis išpuolis Lietuvoje ir kurį nugesino absoliučiai portalą. Aš žinau, kur čia visi žino. Aš nežinau. Aš šito nežinau. Atleido čiūvą iš darbo ir jis sudegino nahui savo tą darbovietę. Seni, bet tas sudegino darbovietę, tai yra ne tai, kad jis tiesiog uždegė. Jisai atbėgo, kuprinę įmetė per langą, išdaužė ir viskas liepsnom užsidegė ir jis nahui tada atsiklaupė, va taip, prieš va taip ir laukė mentų tiesiog. Kas tu čia Amerika, kur tipo policija lavo 20 minučių. Ir aš jis taip turėjo laukti. Seni, ir aš sėdžiu va taip ir galvoju, ir man fotkės įjungia. Nahui, pasirodė. Bet čia ne teroristinis išpuolis. O tai kas? O jis yra iš vidurio rytų, seni. Ir vien dėl to teroristas. Ne, bet jis teroristinis, nes jeigu taip pat norėtum pasiūsti message, o ten tiesiog jaučiu buvo labiau... O tai koks kaip... čia message, nahu, atleidot iš darbo? Tai jo, bet čia jis nėra, kad jis, blėt, kovoja prieš kažkokį, žinai, didelį dalyką. O tai kodėl tai niekur nepaminėta buvo, nes yra straipsnis apie tai? Jo. Ir niekas, vat, blėt... Tai gal barbershopas norėjo... Nes niekas nežuvo visų pirma. Ai, tada viskas... Aš manau, kad čia Big Syria užgesino viską. Taip kaip Big Pharma. Big Syria. Big Islam. Bet žinau, čia šiaurės miestelis, čia net nereikia, čia net nieko nedoksin, nes visi žino šitą, mes per PVŠ esam kalbėję. Čia atleido iš darbo, jis tiesiog padėjo. Kodėl atleido? Nežinau. Be priežasties čia. Gal sakė, kad sudegins saloną. Žiūrėk, kodėl tu bandai... Kodėl tu benzinų smirdai visą laiką? Kirpi žmogų, kodėl tu bandai konvertuoti? Bičiui viskio neįpylė, kirpdamas tai viskas atleido. Jis kiekvieną kartą, kai nuplaudavo galvą klientui, užmotriodavo jam ant galvos tą tokį turbaną. What the fuck? Ir atiduodavo rankšluostį. Varyk namo. Mes jau 80 rankšluosčių prapysam. Kodėl tu turi su lemenė kirpti visus? Nežinau. Tokia tradicija. Blet, nu aš tai nežinau, ta prasme... Nu gerai, o kaip tu norėjai, kad nueitų šitą istoriją? Niekaip, aš tiesiog aš galvoju, blėt, nes aš tada tą straipsnį susiradau, paskaičiau ir jame nieko apie tai. Bet žinai, kaip Amerika, čia sak black on black crime yra, tai niekas nereportina. Bet niekas, nei kas padarė, nei kaip. Čia Lietuva, pas mus... Tiesiog šitą gaisras įvyko. Neįvyko gaisras, nahui. Nu tai čia gaisras, ta prasme, gerai, kad jis iš Artimųjų Rytų, pas mus Lietuvoje ir yra, pas mus nelabai būna kažkokių įdomių, tipo... naujienų, nes pas mus gerai, girtas nutrenkia kažką. Čia yra žiauriausia, kas pas mus atsitinka. Ar nu gerai, ten paskandina, žinai, savo vaikus šulinį. Gerai, gal čia žiauriau gal biški, bet pas mus nebūna, žinai, žemės drebėjimų, teroristinių išpuolių irgi nebūna, pas mus nebūna school shooterių. Vieną tik ieškau, ar buvo school shootingas Lietuvoje. Tai buvo vienas vaikas, man rodos, rytų Lietuvoje, kur atsinešė ginklą į šūlę. Man atrodo.
Senoji, man rodos, žinok, prieš kokius 10 metų. Tipo. Ai, nes aš jau ne. Kur vaikas savo tėvo policininko ginklą į kupšę tiesiog įsidėjo ir atsinešė į šūlę ir žinai, kur prasisegęs kupšę laikai per pamoką. Kažkas kitas vaikas pamatė. Su koja pastumės. Nes tas vaikas pats bijo to ginklą, mes neturime jokios ginklų kultūros, niekas namuose nelaiko, nebent medžiotojai, žinai. Bet blėt, kaip reikia mokėti laikyti šitos ginklus aplink viską. Mano tėvas... Jaučiu, kitas vaikas pamatė tą ginklą ir toks, blėt, aš skristuvą nepasėmiau, o kam ginklas šiandien reikia. Į penalą įdėjo Kaip pagal liniuotę brėžė. Žinai, kur aš penalą, nes aš tik tušinuką įsidėdavau ir kiti vaikai ten kurva išsitraukė, nahu, žinai, tas tokias... O mano tėvas irgi tokį žieptuvėlį turi. Tokį, kur, blėt, nusineša pusę. Per kurią pamoką šito, nahu, reikės. Žinai, aš jau čia susinervinčiau, kad aš nepasėmiau, kiti vaikai turi pas save kupšiai tokių šūdų. Pamatai ginklai, blėt, anglų šiandien. American culture, American history. Jo. Mes neturime jokios ginklų kultūros, bet ir aš ant savęs šitą esu pastebėjęs, mes tipo, kai prasidėjo karas, ten Kristis darė tokias tipo pilietinės pamokėlės, ten mes tipo vaidavome mišką, nu žinai, visi išsiganė kažko reikia mokinti, tipo mokindavo ten visokių dalykų, ten neštuvus, nu kiro čia tokie basic šūdai. Ir tipo buvo atvaręs vienas čivakas, aš negaliu sakyti kas, nes negalim. Su kuo rimuojas vardas? Ne, jis besi kovinį ginklą atsinešė, tipo, užsienį jis atsinešė užtaisytą kovinį ginklą, tipo, negali. Jo, jisai atnešė mums pažiūrėti, sen tu paėmė, ir tipo duoda rankom palaikyti, aš laikau, kur tipo pilna detuvė ir aš šoviniau. Bet tai tu šaudė šaudyklą. Bet tai yra šaudęs niekad, nešaudė. O tai fotkė, kur buvo, kur tu blėt su šautuvu, kas ten mechanizmas? Pneumatinis vis huinė. Bet tipo tu tokį laikai ir man baisu viduj, nahu, nes aš dabar žinau, kad aš laikau galę. Nes kitas galas nužudo. Čia veikla šiaip, ką mes galim veikti, mes galim šaudyklą. Ir prie mano hatos yra šaudykla, kur bet kada gali ateiti. Ir šiaip man kas yra šaudyklai žmonės, kurie dirba. Nakties, galiu pašaudyti. Ja, poch. Tie šaudyklai žmonės, kurie dirba. Aš esu matęs, vieną naujamiestį yra prie Impulso savanorių šaudyklą, kur ir prie mano namų. Ir abiejose tokie labai keisti žmonės dirba, kur, žinai, arba buvo apsauginiai, arba buvę karininkai kažkokie, kurie matė daug šūdo gyvenime, kurie tave pamato. Prie mano namų yra žiauriai keistos šaudyklas savininkas. Tipo. Mes atėjom su unčiu, mes nuvarėm pašaudyti ir jisai taip mums žiūri. Ką? Sveiki, gal galime. Ne, aš dabar pabandysiu atpaskui, mes sveiki, gal galim pašaudyti, čia matom šaudyklą yra. Nu, gal. Ir jis mus nusivedė, žinai, į Rūsį ten nueini, žinai, ten tokius didelis angaras, ten toli, tie, žinai. Jie nuėjus. Esate žmogų šaudė. Jo, toli tie, žinai, ir aš bandau pajuokauti, žinai, kaip visada kažkur buvo. Palengvint nuotaiką. Bet jisai mano visus bairius priema kaip rimtai. Aš tipo žiūriu į tą šaudyklos savininką, sakau, o žinotumėt, kur kūną slėpti, jeigu reiktų paslėpti. Jis toks. Taip. Ir aš toks, o kur? Nu, yra vietų. Tiesiog sako, yra vietų. Aišku, yra vietų, blėt. Ir tada pradėjom šaudyti ir jisai neklausė net, iš ko mes norim šaudyti. Jis tiesiog paėmė tokį, nahui, milžinišką ginklą Nagantą, žinai, tokį iš antro pasaulinio karo. Ir tokį padavė, dabar iš šito šausti. Jis net neklausė, iš ko mes to šaudyti. Net mes nemokėjom už tą ginklą. Jo, pisto tokią vieną kulką įdėjo, žinai, tokį pisam ir mes tokie, žinai, tokie žiūrim ir jisai, gerai, bus 150 eurų. Jisai tiesiog mum įkišo kulkų už 105 eurų, paėmė iš mūsų gana, eikit dabar iš čia. Ir išėjau. Bet seniai, o tu man unlockinai ką tik atsiminimą, nes aš biškį užblokavau, aš kartais nuvarau. Ir aš jau biškį normalizavau, mes semi-reguliariai su Vismanu varom pašaudyti ir netgi turiu... Ačiū, jūs kažkas laiko perleidimas, na. Aš dar ne iki galo papasakau, nes pasiti grinais galima atsiskaityti ir jis jokio čekio neduoda. Užrašo. Jo. Jisai tiesiog fotkina ir paleidžia. Jisai peilį pasiema ir išgramdo ant sienos. Tokį vieną brūkšniuką. Ir mes pradedam sunčiai ieškoti, sakau, blėt, aš žunti neturiu grinų. Ir jisai toks ir į plaštų galiu pervesti ir jisai toks į mumis žiūri, kaip mes ieškom grinų jam. Ir mes tokį atsisukam, mes noriu. Ir jisai toks, aš palauksiu. Jo, tai gal vienas iš mūsų bankomato, jo, bet kitas čia liktų. Jo, tai jo, ir dar kas yra, jis labai susinervino, nes jis man davė tą Nagantą, tą ginklą ir sakau, tai čia Ukrainai mačiau, kad rusai su štai šaudo. Ir jisai kažkodėl žiauriai susinervino. Tu palėtė jo trigger. Jo, nes aš tipo įėjau į jo teritoriją.
O kas šitau tokio šaudo? Kaip aš O įsigaliu. tai ką? O tai lietuviai irgi šaudo su tokiu. Kas tau yra? Skamba labai nemalonus, nes, pavyzdžiui, pas mane tai buvo... Jo, ir aš atsiprašau. Aš tai sutikau žiauriai malonų bičių, kuris viską labai aiškiai aiškino ir sako... Nori Nausėdą šaudyti. Ne, sako, žiūrėkit, hebra. Jeigu reikės, sako, neduok dievę, kažkada reikės pakelt ginklą ir kažkas vyks karas, sako, išmokyt šaudyti iš kalašo. Kalašas yra pagrindinis dalykas, kuris mėtysis kažkur. Taip. Jo, ir mes šaudėm iš kalašo. Kalašas turi žiauriai tą atranką bjaurę. Ukrainos kariai dabar visi tą patį rašo. Jo, pavyzdžiui, yra amerikoniškas M15, man atrodo, M16. Tai jisai, kai su juo šaudai, tai seniai, jis ten... M16 čia M-ka. Jo, M4. Jis tiesiog, tu šaudai ir jisai, ten jokios atatrankos, tu gali puodelį... M16 ir M4 vienas. Gali Skiriasi, aš sakau, dar yra to. Gali ant galo čerką su vandeniu pastatyti, neišpilsi, neilašo, ant kiek atatrankos mažai. O kalašas turi tokį nu, tipo, nemoku. Nu, aš daug povų mačiau iš Ukrainos karo. PCS irgi jaučiasi, kai šaudai kalašas iš kitokį. Tai aš ir su tais pašaudžiau. Tik tai vienas problemas su MK yra, kad ją reikia daug labiau prižiūrėti. Ją reikia valyti, ten jarintis. O kalašą tu gali po smėlių laikyti, karvės šiknoji, blėt. Jo, dėl to Vietname. Šiltas visą laiką. Dėl to Vietname, pavyzdžiui, kai reikėjo per upę pereiti, kariam, amerikiečiai visą laiką taip turėjo ginklą laikyti virš galvos, o kalašas pocha gali sušlapti. Taip. Tai va šitas, tai va pašaudėm ir šaudžiau iš visko. Klankės upę įdėti ir nieko nebūsim. Labiausiai patiko šaudyti iš tokio amerikoniško Winchesterio, kuris ten Smith, kažkoks, kur va taip... Smith & Wesson. Ne, Smith & Wesson, man atrodo, yra revolveris. Bet čia pirmą gaminį. Jo, bet yra tokie, kur va taip užsitaiso. Winchesteris. Jo, atlenkiamas. Vinčikaitė. Tai su šito labai patiko, bet dalykas tas, kad aš biški praleidau prausis, čiuvakas, kuris mus mokino. Jie biški psichai yra, nes jis yra snaiperis. Jis seniai, man visi jie biški išprotės. Ir jis išprotės, ir jisai sako, tai gerai, ir aš sakau, blėt, gal faina būtų leidimą išsilaikyti, žinai, dar visą kitą. Turėti savo tipo ginklą. Jo, sako, tipo nesudėtinga, galima pasidaryti, sako, ateikit pas mus treniruotis, galima, sako, zaibys. Sako, vis tiek ne visada gausit pašaudyti, yra tokios poškės, kuris įdedi į šautuvą, jinai padaro biški tokį ir tu pripranti, bet sako, kaip aš treniruojuosi. Tai sako, aš... Pakabinu katiną ant medžio. Ne. Palakana. Ne. Aš sako, ko reikia? Bėk. Aš taip žmoną iš namų paleidžiu. Hebra, ten yra sick shit. Sako, kaip reikia, kad tu visą laiką priprastum gaiduką daug kartų spausti tolygiai. Nuleistuką, nes rašysim ginklų fanai. Atsako, aš atsisėdu savo svetainį, aš žiūriu į statybas, kur Hebra su geltonai šalmai išvaikšto, per optiką visus ir tai... Ir visus, nahui, klikinu visą dieną. Tu įsivaizduoji, nahui, į tave taikosi sniperis tiesiog. Vieną dieną, blėt, žmoną paliksi, blėt. Ir nahui kitą dieną. Aš nemanau, kad čia legalu yra. Taikytis. O kaip šitą? Tai jis ne su ginklu, su ginklu. Su ginklu. Senis. Pilna pasistatė su optika visą, blėt, ilgą šitą. Pasileidęs fonę Metallica One. Aš irgi, o kur buvau ten, žinai, kur Savanorių prospektą šaudyklą. Mes vis daugiau sužinom. Atėjau ten, pavyzdžiui, buvęs, žinai, tipo apsauginis. Buvęs moterų reikalas. Buvęs moterų reikalas. Buvęs apsauginis. Ir, žinai, jis pradėjo, mes baigėm jau šauti, žinai, kažką jau ten pasiėmėm, žinai, tos savo taikinius, žinai, kur ten yra mūsų skylės, tipo, ir jau kažką apeisinsim ir jisai toks, žiūrėk, čia vakar šaudžiau. Ir jisai ištraukė savo, žinai, kur šaudė. Ir yra tas taikinys didelis, ir yra logotipas taikinio, žinai, tas šaudyklos logotipas, ir jisai tą logotipą į vidurį, tipo, taiko, tipo, ne į tą taikinį normalų, į logotipą. O kodėl čia peilių žymės? Demušiau. Bandė bėgti. Virbalais. Ir jisai toks, važiuok, čia šaudžiu. Šitą namo pasimk. Tai man tie baisus laika šaudyklus. Aš nežinau sakyti, kad žinai, jeigu ten į opiumą dar kažkaip neįleidžia čia nieko baisus, bet jeigu bandai į šaudyklą pašaudai ir sako, nežinok, negali čia. Va tada turi susimastyti, jeigu į šaudyklą neįleidžia. Negalim tau ginklą duoti. Nieko nėra juokingiau ir įdomiau kaip šaudyklų čiuvakai. Nes kai ateini bičas, davai užsitaisyk, gerai, kojas plačiai, viskas, supranti, gerai, viskas, į tą pusę laiką ginklą nenuleidai. Panam, gerai, mergytės, dabar, blėt, žiūrėkit, jūsų dailios tos rankelės, viską, žinau, neišsigaskit. Muzika paleidžia. Jo. Ruskai, Azijo. Jo, žinau, atsargiai, kad tamponas neiškristų. Oi, pešyk. Šauna netyčia. Jebra, blėt, šaudžiu iš revolverio, va tokio dydžio, kaip pas Dirty Harry. Tas, kur fūros varikliai. Pizdėt, senė. Tas, kur esat matę video, kur čiuvas iššauna ir jam į kaktą atsitrenkia. Žinai, man kas dar, aš buvau toj pačioj šaudyklai, kur tas apsauginis buvo, kur iš tikrųjų ten biški baisi buvo, nes pažiūrė, žinai, kai yra ventiliacijos ten, nes kadangi Rusijos tipo, ir matau, kad tokius didelis kraujo dėmės, tipo, ant lūpų ten yra. Ir aš sakau, o kas čia buvo, čia gal nusišovė žmogus yra ar miręs? Ir tas apsauginis taip man pradėjo žiūrėti.
Gal Gerai, dabar kitas ginklas bus. Ir net neatsakė Kiaulę pjovėm. klausimą. Ir net neatsakė klausimą. Ir aš supratau, kad ten yra šūdų buvę. Ta prasme, bet koks kambarys, kur yra ginklas, tai ble, ten tikrai bus nesąmonių atsitikę. O dabar bus reklama. Dabar žinai, kaip jaučiasi tavo automobilis ir jis nusipelnė švaros ir tvarkos. ProBro tai automobilių plovimo tinklas visoje Lietuvoje, turintis net 18 taškų. Modernios tunelinės plovyklos tavo mašiną nuplaus greičiau nei per 2 minutės, todėl tikrai niekur nevėluosi, o kilimėlių valymas bei automobilio salono siurbliavimas nemokamas. Pala, minėjau, kad ProBro turi daug taškų Lietuvoje. Minėjau, tai žinok, įsigijus savo pirmąjį abonementą, kartu su kodu klajumas gausi net 50% nuolaidą ir galėsi naudotis visų jų paslaugomis visoje Lietuvoje. Nu, nėra gal čia taip ir blogai. Gerai, supratau. Viktorai, tu esi šiaip švarus vyrutis. Taip, aš kiekvieną dieną prausiuos. Labai patinka įti dušą. Bet tikrai, aš manau, jeigu aš tavo trusikėlius pažiūrėčiau, tai nebūtų rūda dryžius. Nebūtų, nes juodi. Divo, nes pas Kisleką, pavyzdžiui, nežinau. Aš manau, kad pas Pas Kisleką... mane du rūdyje. Aš manau, kad pas Kisleką yra kaip Spidermano, ta kaukė suplyšus tokia. Tokia. Tai... Vienas kiaušinis išlindęs. Taip. Tai bedinasi. Tai jeigu norite būti kaip Viktoras, o ne kaip Kislekas arba kaip aš, tai yra švaručiai, nes, pavyzdžiui, pas mane džinsai dabar plyšta kaip tik. Tai norite būti švaručiai ir pažiūrėti, kaip Viktoras gyvena. Jis sutinka daug fainų žmonių, jam rašo gražios moteris. Jisai... Pas jį net varai prieš ateidami į būtą paskambina į duris. Jis valgo tikrą maistą. Mes su Kisleku valgom deep fryintą materiją, tokią, kur Šiaurės Korėjai duoda. Aš valgau, ką gatvį spėjau. O Viktoras valgo tą, kas dar akis turėjo kažkada. Nu, tai pažiūrėkit. Viktoras, kai valgo maistą, jis paklausė, o ko vardu buvo šį? Jo, jis po stogo su šaliku sėdi, kaip rašytojas. Tai reiškia, kad jisai, o švara atneša va tokį va gyvenimą. Jo herpis su dokumentais. Tai, kaip matote, yra neveltui tas posakis cleanliness is next to godliness, tai Viktoro švara atneša jiems va tokį gyvenimą, gali atnešti ir jums kartu su ProBro mašinų plovyklomis. Tai yra labai platus tinklas Lietuvoje, berods, jeigu neklystu, 18 netgi taškų turintis Lietuvoje. Tunelinės plovyklos, kurios išplauna ten greičiau negu per 2 minutės, tai iš viso net neužtruksit. Įvažiuokit, išsiplaukit ir dar nemokamai išsiurbliavimas yra jūsų salono. Dar receptą mišrainės geras. Ir gal dar jums netyčia išduos dar ir mišrainės receptą, bet svarbiausia, čia jau visi benefitai, bonusai, bet svarbiausia pagrindinį dalyką, ar daro gerai, ar gerai plauna mašinas, o tai daro žiauriai gerai. Ir dabar taip pat su kodu klajumas, pirmas plovimas su šito būtent kodu. Abonementas 50%. Abonementas, gerai, iš naujo. Ir su kodu klajumas abonementui 50% nuolaida. Pusė kainos, hebra. Taip, eikite, būkite švarus, patys neikit, važiuokit su mašina. Prauskitės patys duše, būkite švarus kaip Viktoras, o ne taip kaip aš ir Antanas. Ką per naujus vyrai darysit? Tai su draugais, turbūt kažkur eisim, kažką veiksim, blėt, išgersim, blėt, ir eisim mėgoti. Prie eglutės, blėt, kad gauti snukį. Mes išsinuomavom. Eilinė diena rojui. Išsinuomavom. Kaip Neda Malūnavičiūtė pasakė. Neda Malūnavičiūtė? Taip. Skamba kaip išgalvotas daiktas. Eilinė diena rojui. Skamba kaip Wu-Tang Name Generator, galvotas vardas. Ir pasaulio Lietuviškų serialų veikėja. Angelas baltas. O kas šitą Taja. Taja? O kas dainuoja? Nedas, nežinot, Neda yra mano vaikystės dainininkė. O kas dainuoja? Mėlyna banga. Eugenijus Ostapenka, bet myriau. O kas dainuoja? Ne, čia moteris dainuoja tą dainą. O kas dainuoja? Atsiebėmė neskariai, svaistilai žaliai. Irma Jurgelevičiūtė. Virma. Virma Jurgelevičiūtė. Takė aš įpirės pirmoji viešne. Aš į vakar šiam gerą vakar šau, tai Hinčikas dainavo Marijono dainą. Kimčikas? Jo, skamba kaip mano bariga, kur blogą žolę pardavinėja. Hinčikas yra kinas, o Kimčikas korėjietis yra. A. Nes Kimčikas. Nes tavo širdyje
Nurinktas sniegas žiema, ir snik nebegalėt nuo čia, Havajų salose. Nežinau šitos dainos? Aš kaip pratėjęs jaučiu. Senelių namuose, aš sėdžiu, blėt, apie Vietnamą. Mes tik pieškos Viktorą pasaulyje. Kaip galima nežinot, ne? Aš kur čia ruberoidų Lietuvą. Naktis, Kislekas sąmonę prarandęs. Išsiskleis, pavargusi nuleisiu tau galvą ant krūtinės ir virš laukų ir klonių. Skrisiu paskui vėją link dausų, ant skraistės iš žvaigždžių. Taibis dėkui. Su kuo aš podcastą darau, nahu. Sėkingiausiai žmonėm Lietuvą. Bet tu nežinai, aš nežinau žodžių, kažką, ką žinau, iš senų kažką gerą. Tai čia nėra nauja daina. Davai, Na, karoči. Aš nežinau dainų, blėm. Aš žinau 3 dainas. Top 3 dainų savo. Gerai, yra... Šokolad. Kok, hallelujah, heart. Šokoladinė diena, žinai. Ne, nežinau. Šokoladinė diena būna nesvarbu. Pas Lavrinovičius buvo. Iki teismo. Tada šitą žinau. Tada žinau. Watching the sunlight, beautiful extra. Pirmas jo domas. Ir tada žinau. Viskas, 3 dainas, kurias žinau. Ir boomerį, bet tik pavadinimą, nežinau melodijos. Užtenka podcast'ai tiek dainų žinot, ne? Tu radijui dirbai, tu, blėt, turėtum daugiausiai. Aš visas turiu dainas žinot. Iš mūsų daugiau turėtum. Jo. Sudėjus daugiau dainų, žinot. I'm a rebel just for kicks now. Ir Kislekas. Gerai, mes sakėm, kad dabar apie šventes pakalbės. Ir kalbam apie šventes, mes dainuojam savo širdis iš tikrųjų. Kislekai, kaip tu švesi naujaką? Tu atrodai kaip žmogus, kuris žinotų pakankamai žmonių, kurie turi nelyginį skaičių pirštų ant rankų. Tipo, kur nusisprogdino. Mes iš kaimo esi. Ganėtinai. Petardas gali. Aš iš kaimo, aš kaime nesu buvęs. Tu Jeruzalėje gyveni seniai, pas tave ožkos ganosi stoteliai, blėt, autobuso. Kas ne? O pas jūs nebuvo tradicijos namie per naujaką, kad tėvai žiūri ironiją su įsbaigęs liuokim parą? Ne, mes nežiūrėjom niekad rusiškų. Mes vienintelis rusiškas, ką mes žiūrėjom, tai buvo operacija į per TV3, daugiau nieko. Mano šiaip tėvai nėra nei rusiški, nei per... Kaip galima nežiūrėti likimo ironiją arba po pirties? Pas mus nieko, mano. Nes čia tie žmonės, kur žiūrėjo dabar sako, neaišku, kas Sakarė pradėjo. O ką Amerika? Pas mane tėvas žiūrėdavo šiaip, tipo ten Muhtaras, mentai. O, ne, šitus tai taip. Žiūrėdavo, taip. Bet per šventės ne. Aš per šventės, žinot, kaip aš naujaką sutikdavau, mane veždavo į filharmoniją, mes važiuodavom. Tu pasakai vakarą. Ir mes sutikdavom filharmonijoje su orkestru. Sutikdavom naujaką. Manęs gydo, pažiūrėk, kaip pučia dūda, kad mane kas papūs. Ir baigdavosi, Domarkas diriguodavo, aš nesuprasdavau, kas vyksta, aš pramiegodavau pusę laiko. Ir tada mes važiuodavome ir baigdavosi be 20... Klonas Zapamo Dominikui duodavo, kad pamiegotų. Kaip kareiviai. Kaip nacių kareiviai, kaip 4 dienas marširuot galėčiau. Ir tada mes varydavom ir be 20 minučių baigdavosi. Na, aš po to savo naujaką papasakau. Ir aš esu naujaką Trūlikę sutikęs. Nes mes sustojo Trūlikas, nespėjo parvažiuoti namo, mes važiuojam Trūlikę, atsimenu, su 12 beros važiavom. Tai Žirmūns. Jo, važiavom Žirmūns. Koks kaip lievai Trūlikės. Ir mes sėdėm, ir mano mama su tokiais kailiniais. Aš sėdžiu su sušukuotais plaukais, tai į šoną, toksai va sėdžiu, kaip serijinis žudikas, berniukas. Rankos iki kulnų. Jo, rankos iki kulnų, čia kaip beždžionė. Ir tai va, ir Trūlikas. Surėmęs rankų ir kojų pirštus sėdi. Ir žiūrim, ir mano mama taip visi laikrodį, pys 12. Sustoja troleibusas prie raudonos šviesos, atsidaro durelis. Vairuotojas išeina. Vairuotojas išeina visus su naujais metais. Atsisėdot gal ir važiavom toliau. Čia vienas mano naujakas toks buvo. O dieve, ble. Nu gerai, man taip nebuvo. Aš tai prie kompo pažaisdavau visą laiką. Kokį koncertą pažaidė. Granatas į orą. Jo, nes man naujakas buvo eilinė tokia gera diena, kur aš galiu prie kompo. Po centrą dabar sėdim, kodėl per teliką šitas jau įsijungia. Arba aš įeina. Čia tai vyktis, nu. Man vis laik buvo dar viena diena, kai aš galiu kiek noriu prie kompo sėdėti. Nes mama su draugiam šampaną geria. Blet, kaip aš tau pavydžiu. Ai, tau neleisdavo? Aš kompo normalaus neturėjau senio. Nu, aš ir į kompą gavau vėlai kokį. Ir man neleisdavo, ir mano kompas mamos kambarį buvo. Ai, nu čia. Pas mane būdavo ribotas laikas kaip gestapė. Aš 11 ar 12 gavau tik tais kompą. Kai tavo tėvas išėjo, aš tada kompą gavau. Čia susiję įdomu. Jisai pakeliu į barsą man kompą atvežė. Už tuos apelsinų pinigus, žinai. The tangerine dough.
Tai va, o kaip tu naujakus? Man naujakai būdavo, vis laik turėdom ten baltos mišrainės, nu čia irgi taip pat tie naujakai varijuodavo per metus, nes kartais, pavyzdžiui, būdavo svečių, kartais būdavo ant tiek liūdna, nieks nieko nekviesdavo, tiesiog visi taip sėdi hatai. Bet ką atsimenu, tai mišrainės, visokių mandarinų, taip saldumynų, kažkokių huinių pilnų, taip stalas kažkiek papuoštas. Ir eina, kadangi taip atostogas, ten eina visokie šūdai per teliką, ten vaikiški filmai Žiburėliai. Jo. Ir tada, ne, žiburėliai čia vėlai vakare, bet tipo, iki to laiko tiesiog varyti ten su broliu, su sesim, su draugais, tiesiog į kiemą pasimėti, gniūštėm kažką. Mėtais gniūštėm ir gniūštėse tokie juodi jau išsprogdinti nuo svestulkių. Jo. Kur tu tokių huinelės tas numeris. Dedi šūdą ir girdi. Jo. Tokių vat huinių tada grįžti namo, kolos visokios yra, mišrainės jau atsipysęs, užsipysęs valgyt, bet tiek įsidedi. O žėlę šaldydavo jums, išgerdavot pusę žėlės, nesustingusios? Ne, pas mus ne. Aš kurvas makas buvau, man blėt už spyną reikėdavo dėti ant balkono, kad neišgerčiau žėlės. Nes aš atėjau. Kur dėdavo į balkoną? Įtėne? Jo, įdėdavo, biškį pastingdydavo lengvai, tada sudėdavo apie mandarinų skilteles, tada antrą ir padarydavo Lietuvos vėliavą. Ir taip dar pas mus, kadangi taip padėlė šeima, tai kas vyresni, dar ryte taip būdavo hatų ir ruoždavos, o vakarė visi išpyzdavo ten, kas su bažnyčios jaunimu švesdavo, kas šiaip su draugais, taip aš išvarydavo. Ir mes lygdom su kitų broliu. Sausio 1, tipo? Bendramžiaus. Ką? Sausio 1 ar gruodžio 3? 1, tipo. Išvarydavo ir mes tiesiog laukdom, žinai, tas telikas ir visą dieną eina telikas, ką rodo, tą rodo. Jo. Putino kalba. Čia naktį, bet taip... Гражданинкис ты очень хороший солдат. Дорогие россияне. Ir mes tokie, nu это мне. Sėdėdam jo ten filmai, prasidėdavo tą žiburėlį, eini per visus kanalus, žiūri žiburėlius, tėvas ten prie kompo dažnai. Šiaip tėvas, tėvo žiūrėjimas teliko ir įsigrįžta, įsijungia kompą ir lafonė pajungta. Bet jeigu perrengi tau pizda, nahui, nelies televizorius. Ir sėdėdam... Vismas tėvas daro tą įsijungia teliką ir... Ai, kur... Tokį ir tada perrengi. Aš žiūriu. Eina, mano tėvas irgi atsikeldavo, kur 5 ryto ir tada 11. Taip, ir vis mūsų tėvas su tėva mėga, iškrenta telefonas iš rankos, tada pabunda, pažiūri telefoną vėl. Bet jie, mūsų vakar vis laiką būdavo su broliu, mes turėdom palėpę hatai ir kadangi mes patys fejerverkų niekad neleizom nei vieno, aš nesu pirkęs. Į palėpę ateini, kur matai brolių, kurių nesimatys. Užrakinti. Toksai su tokia barzda. Žinai, kaip būna tas... Neišeik, uždau. Kai būna tose filmuose, kai būna tose sci-fi filmuose, kai eini į kamerį kokonui, kabo tokie glitnus, na, kas čia, blė. Tavo mama spaudžia kokoną dabar tokį iš Ir vienas brolis kapsulį tiesiog, kur jo skysti, žinai, pilnas. Paimtas laikas. Ir burbuliukai tokie išburdė. Prieš fryzą kavojo vakar. Jo, taip. Ne, pas mus palėpiai mes naudodom ją kaip skalbinių džiovinimo tipo, nes ten būdavo prikabinta tų virvių tipą. Ai, nes karštis visas kyla į viršų, ten šilčiausia būdavo. Ne, tiesiog, kad namuose nebūdavo drėgmės, o ten reikėjo išnaudoti patalpą, tai suneždavom į viršų, ten džiūdavo. Bet ir kadangi žiemą, kadangi buvo šalta, tai sušaldavo tie skalbiniai ir kur nuėjom į kelnes ir tas tokias nejuda. Bet žodžiu, galėjai trenkti iš kelnių. Bet mes vis laikus su broliu kažkaip... Prapjovė už kanto broliui į žandą. Nuo 8 vakar, taip jau... Jeigu taip padarysi, tiesiog atlauši kelnių. Kelnėse vyrį padarai. Nuo 8 vakar, taip jau ruoždamės, ten biški kažkokią maistą prisirinkti, taip pasidė, nes mes žinodom, kad 12 nakties per vidurnaktį, nu mes gal be 10-12. Išleisiu visus į lauką ir tėvas duos 20 minučių head starter su šautuvais tada. Iš paskos. Ne, bet taip, mes, kadangi palėpė yra, taip, mūsų rajone, nu, vienas iš aukštesnių namų, taip, mes aukštai būdom virš stogų, tai matydom beveik visą rajoną fejerverkus. Mes, kadangi patys neleidžiam, tai mums kaip šou, žinai. Nu, nafik. Tai sulipdom, taip, kaip pažiūrėti, kaip kiti vaikai žaidžia. Taip, bet taip, susineši ten kolos, kažkokius sneksų, blėt, mišrainių, ateini į palėpę. Pažiūrėti, kaip kiti džiaugiasi. Jo, ateini į palėpę ir mes su broliu, tipo... Wow. Bet tai juokinga, tipo... Galim ir mes taip tėti? Ne, okay. Užsidega mašina dar kažkas, tada, tipo, baigės viskas. Ir gal dar teliką pažiūrėt, arba šiaip į savo kambarį, dar ten papizdėlin, kokį radiją pasijungi ir, tipo, eini mėgoti. Sausio 1, tiesiog jau pizdini vėl į lauką. Realiai, tipo, iki, blėt, gal 19, gal 18 metų. Aš beveik visą šventės, ar taip didžią dalį laiko aš viską kiemę leisdavau. Viso šventės tu būni kiemę su draugais ir čia vienintelis savo laiko praleidimas, nes nebūdavo kažkokių brelių, nieko, sakai, į lauką, ką jūs gavot, nieko. Einam pamėtysim į mašinas, taip pagniaužtis tavai. Taip, tai, nu čia vienintelis buvo, nu, pramoga. Jo, tai va, tai, tipo, tokie būdavo naujakai ir, žinai, man tai dabar tiesiog, o po to prasidėjo, tipo, jau kažkas kažkur miestą pasikviečia, kažkur, blėt, į kokią chatą ar kažką. Į chatą. Man naujakai susipiso, kai pradėjau bare dirbti.
Nes kiekvieną naujaką sutikdavau bare. Jo. Visą laiką ir tu darydavai šitą, kad tipo, kai kolegos tipo, blemba šventinės dienos bus, gal man atostogos, aš dirbau per visas šventinės. Per visas dirbau, ne, barmenai visi. Nes tu iškėtų pirmas ateini, aš įmu šitai, nes tau moka dvigubai na. Seniai yra zavalas visą laiką yra dahuja žmonių, nes visi prieš pat 12 subėga ir būna pizdėts ir nori baras visą laiką užsidirbti kuo daugiau. Ir tau reikia iš visų imti užsakymus, kasa visą laiką užlūžta, tai tu pradedi visą laiką kešų imti iš rankų ir slėpti šaldytuvą, nes vaikšto čiuvakai iš VMI, kurie tikrina, ar tu juodais neimi, bet tau kasa sulūžus, o tu turi dabar padaryti ir tu negali barą uždaryti. Jo. Bet baras nėra dar antiek, tipo, jau kad depresyvi vieta, kad sutikti. Aš, pavyzdžiui, galvodavau, aš uoste, kai dirbu, žinai, vasarą, tipo, ir ten joninės, ir ten... Aš kalėjime dirbu, žinai. Jo, ten tikrai labai depresyvi aplinka, tie garsai, tokia industrija, tokia, žinai, angarai. Ir naujakas į tą laivą. Angarai, tie blėt konteineriai, nešvaru viskas. Stovi nuo tokios aplinkos, žinok. Nešvaru viskas, tos trašos, kur va dulkės ore, visą laiką kvėpuoji natrio chloridų, karoči, žinai, visą laiką. Nu, čia druska, tiesiog pasakiau, bet... H2O pribalstyta. Pilna H2O visur ant grindų prilaistyta. Natrio chlorido. Ant maisto, blėt, pasibarstau. Nežinau, kaip jūs aš tai sriubą su natrio chloridu valgau paskui. Ja, nu ten druska nėra, trašas nėra taip, bet ten iš tikrųjų labai, tipo, nešvaru ir taip negražu, blėt. Ir ten nėra jokių ferverkų, ir toks įsivaizduoju, ten per naujaką sėdi kažką. Su kolegom. Ir jiems zaibys. Ir tas seniai, kur su šotai sudožė, vis tiek nesužudė. Ir jie achujenai būdavo, seniai, jie daug mieliau negu su šeimom leistų maistą. Jo, bet jie ir turėdavo man visą laiką geriausių istorijų, tie, kur uostė taip pat dirbdavo. Vienas, ir aišku, jie iš gero gyvenimo, tai žinai, dirba, neturi. Jo, kur visą laiką pirštas ir žinai, kad va gera istorija. Va čia yra gera piršto ilgio istorija. Neturi kvalifikacijų, man dėl to ten labai patikdavo dirbti, kai aš buvau 17 metais, tipo, ir aš dirbau ten su PEM. Šiam metų vyrais, tipo. Ir jie tokie draugiški, jie, tipo, mane priimdavo, žinai, kaip savo, tipo. Ir mes sėdėdom su jais kavą gerą, žinai, 3 nakties, žinai, romantiškai, realiai visai, žinai, žvaigždės vasarą. Nes jiem ir tau zaibys pasipasakot, kad tu klausai ir, tipo... Jo, žvaigždės vasarą, tipo, žinai, ir vienas toks buvo... Stonkus Katleris. Saulius Presai. Ir Gelevičiūtė. Vasarą, žinai, buvo ir naktis, ir jis toks pradeda pasakoti. Jo, esu kazinkiai buvęs, labai daug laimėjau. Ir man tiesiog paėmė ir išmetė ir nedavė laimėjimą, tipo. Sakau, kodėl, sako, blėt, buvau girtas, mane pradėjo tempti tiesiog už rankos, tipo, apsauginės, aš pradėjau šaukti, ištempė, iškvietė mentos ir dar areštinį naktį praleidau. Nes per daug laimėjau, dėl to. Jo, ir žinai, ir tokią istoriją papasakoju. Uostė dirba. Ir gerai sekės, jo. Visi su Beyoncé aš draugavau kažkada, tas irgi man Žalgiris priklausė. Bet išmetė apsauginis po to, nes pripisau. Visi turi istoriją. Nedavė mano Žalgirio akcijų, bet išmetė. Ir aš mentūrai. Seniai, aš telekomą įkūriau. Jo, taigi būcus dar turiu, va, pažiūrėk. Su būcus. Ir man dėl to buvo keistas 17-mečiai ten būtų uostė, nes kitų darbuotojų ten downfall buvo. Būti ten, kur aš 17 metų. Ten skaistykla yra. Jo, kurie pasakoja, ble, 91. Klaipėdui. Dahuja žmonių visą laiką gatvėse, dahuja žmonių, aš taksiorų dirbu. Aš visą laiką pas mane žmogus sėdi. Aš važiuoju per gatvę visą laiką manęs, aš sustoju, 1 rubliais moka. Niekas tik pinigų Klaipėdui neturėdavo, kiek aš turėjau. Ta, žinai, kas tau buvo tas Home Alone momentas, kuris filmo pradžioj bijo tų personažų ir tada su jais pasėdi. Jie tokie žmonės. Druskos kibirais tiesiog. Jo, su natrio chlorido. Pilnom kelniam. Dalyvas natrio chloridas bijo, na. Ir visą laiką šiam balandžio aplinkijos. Ir laksto vyktis toksai, ble, pila vandens. Planą užsirašęs, kaip sandėlį apsaugot. Jo, tai tikrai depresyvu. Nu, kalėjimas jau čia irgi taip pat žoskai. Man depresuchą bare paimdavo todėl, nes aš baičindavau ten po 3-4 kartus į savaitę. Nes tu bare dirbi, ką ten veikdavau. Bet jau taip liūdnai geriai. Nu, ne. Yra smagus gerimas ir yra tas, kad... Liūdna pasidarydavo ilgainiui, nes tiesiog išdega džiaugsmo receptoriai tie ir tu pasidarai liūdnas. Bet kai tu tūsini, tai smagu, kai tu geri. Taip. Bet tu tada varai ir tada staiga supranti, kad tavo naujakas toks pat. Ir dar vieni nauji metai ateina ir būdavo tokia naujametinė depresija, kur tu žiūri tiesiog į tos žmonės, visi apsikabinę, ten dar visą kitą ir tu toks už baro stovi. Vienas su va tokia kepurytė. Ir čia tokia pati diena, kaip prieš ką tik 4 buvusi. Žinai. Tai va toks... Moka dvigubai. Bibi ten mokėdavo dvigubai. Tai mokėdavo, na. Ką, kad kėdus matuotum per naujaką? Visas šventinės dienas. Kas naujakas sutinka kėdų pardai, blėt? Aš.
Visiškai naujaka. 12 Tram pirmą dieną, kai aš dar atsimenu, tram pirmą dieną. Vidurnaktį Ne, per vidurnaktį tai ne, bet... Ne, aš sakau, vidurnaktį tau muša, šitas šaudo ir tu visus apsikabinusius laukia matai, o tu stovi ir tu su Saizerio Mike. Jo. Bet tram pirmą dirbė vis tiek dvigubai moka, mums tai mokėdavo. Bybė ten mokėdavo dvigubai. Aš dirbau tram pirmą, dar atsimenu, prieš pat COVID variau, tai padirbau Akropolį, važiavau namo ir pamenu visi, kažkoks čia virusas Kinijoje. Po 3 mėnesių aš, blėt, su pilną nahui aprankai išminuotojas, blėt, tik čia skylės, einu į paštomatą, blėt, disko paimti į PlayStationą. Nu jo, žiauru, naujakas šiaip jo, tipo, kažkaip kitiem liūdna, tipo, yra, kad ta depresija užeina. Man, pavyzdžiui, dabar 27 su ja ir daug šiaip draugų pasakot, kai su ja 27 tada pradėjo liūdėti. Nu, kad užėjo tas toks, blėt, aš jau senas, tipo, what the fuck. Bet man kažkaip aš neužsimastau tiesiog apie tos dalykus ir man nebūna. Bet buvo tau. Aš 27 tik pabaigiau liūdėti, nu. Bet tau buvo biškė, ne, tokia su gimtadieniu depresuha lengva. Ne, nes aš, nu, taip aš viską turiu, ko man reikia, ta prasme, gyvenime. Vyktis labai norėtų liūdėti, tiesiog negali, neturi dėl ko. 4 inkstus, 3 kiaušus turiu. Mama, tėtė. Ekstra inkstas turiu. Ne, nu, ta prasme, tu liūdėjai, kai 30, pažiūrėjau, nes 30 toks milestone'as didesnis, tai buvo liūdna. Ne, vieną kartą taksę važiavau ir buvo toks, man 30. Ir ai, pohui. Ir praėjo. Sekė ta mintis kitą dimą. Nu, toksai gal už valandos kokias, ai, dzin. Bet šiaip tai, man dabar naujakai yra toks, aš jaučiu kaip naują lapą. Man toks yra, dabar kažkas kitai bus. Jo. Kiekvienais metais kažkas bus. Ja, tai man nuo kokių 2... Kurie įkelia istoriją. Man nuo 2-2 iki kokių 2-5 kažkas buvo toks. Ne? Tarpas lievas. Man buvo labai lieva. Nes, tipo, aš labai daug tūsinau, pizdėt. Nu, tipo, mano visi baliai išėjo, viskas išsitūsinau, bet aš labiausiai liūdėjau tuo metu. Šiaip jo, visą laiką tą gali pastebėti, kad žmonės, kurie, tipo, tūsina ir kurie yra ten klubuose, jiems dažniausiai kažko trūksta. Ir tu žiūri, pavyzdžiui, panos kažkokias, tipo, lakstų ir tu matai, kad tos, jos iššypsosi, bet akis va tokios. Va. Matai, kad žmogų tiesiog. Kaip knyspelė. Yra žmonės, ir aš sakau, aš kai dirbdavau bare, aš labai matydavau, nes yra žmonės, kurie ateidavo retai. Ir jie būdavo, smagus. Pavyzdžiui, mes su Zimaičiu turėjom susitikimą, kur aš užrakinėjau klubą ir jisai iš kažkur žinojo, kad aš ten dirbu ir jis atsivedė bernvakarį. Taip. Ir tas visas bernvakaris atėjo ir aš davai pizdu atrakinau jiems klubą, dar mes... Tipo, ir linksma. Ir tu matai, kad tai žmonės išėjo progai. Linksmai, gerai. O yra žmonės, kurie pas mane ateidavo kiekvieną... Kas antrą dieną. Ateidavo vidury darbo savaitės ir gerdavo tekilą. Taip. Nu ir tu tokį turi tada. Tada matai ir tu nori pilti jam jaučiu. Ne, nori, nes tau reikia suprekiauti, žinai, kad tipsų paliks. Nu ir tu va taip, su kitą stakaną, žinai, pizdini džiovintus pomidorus iš šito, nes tingi valgyti, nes neturi pinigų valgyti dabar pasimti. Ir viskas. Klausydavai liūdnų tų istorijų, ar ne? Labai mažai jų būdavo. Šiaip tokie būdavo, žmonės dažnai stengdavosi, nes aš nedirbdavau tokiuose, kur skenduolį gali rasti pastalu, aš dirbdavau tokiuose kokteilinėse. Tai ten tokie žmonės, jie labiau taip... Niekas su liūdnu gyvenimu neina kokteilių gerti. Jo, žmonės eina alaus baičianti, darkšų, va tie verkia. Kai žinai, namą prepisau kazinkiai, Kuba Libre man. Kai tu nebūdavo. Skietuką įdėkit. Būdavo tokie, kur ten viskas gerai, dar kažkas po to biški įpisa dar porą šotų, tai davai, žiūrėk, senė, aš čia, ahujenai, tu varai, aš Paryžiui barą atidarysiu, varyk pas mane dirb, žinai. Ir tu po jo, gerai, senė, rytoj parašysiu. Tai va visus šitos išklausydavai, tai toks psichologas būdavai. Ko tikitės iš naujų metų? Nes mes turim, ką čia, naujų metų pranašystę kažkokią, tai Viktorą. Taip, čia yra senis Viktoras, sveikinimą padariau. O. Naujametinį. Čia mano mylimiausias personažas, aš neturiu nieko juokingesnio. Čia yra senasis Viktoras. Matos, kad mes giminės, nes herpes ten pat. Kiek šitam Viktorui metų? Ne, yra kažkur nuo 7 iki 7-5 tame tarpe. Gerai. Bet jis gerai išlaikas. Labai gerai bėgioja. Ant bėg tokia pastovėja. Ar šitas Viktoras yra, koks jo yra relationship statusas? Jeigu iš šono pažiūrėsi, liūdna bus, bet jis yra laimingas. Ar jis turi šlapimo dėmę, kur nesimato dabar? Aš tikiuosi, kad šitas Viktoras neturi vaikų, kurių nemyli. Va tai va. Gerai, davai, sprok. Paklausom. Nu, zaibės. Ačiū, Viktorai. Puikiai rašai. Ant pabaigos, kas čia, blėt, vyksta? Blėt, čia mano naujas coveris telefono bus. O, tai taip ir palik, kalnus pažiūrim. Paklausom, kaip... Tu kažkaip biški per daug mane klajumai mėgsti, man biški net kartais... Aš tave mėgstu? Tu pats man, Bibi, kas antrą dieną čiulpis, sakai, klajumai, kaip tu ahujanai podcastus vedi? O tai kas čia net aš pats? Aš to pasakiau vieną kartą. Nu, 2 kartus.
Ahujanai. Man kartais nejauku būna, atrodo, kad tu kurva... Blet, sen, man krikštit vaiką savo, aš, žinok, aš užsiėmęs tą dieną. Blet, aš kisliaku irgi taip, blet, sakau. Aš sakau, pizdakoks, tu... Aš kisliaku sakau. Kaip tu... Kokie plaukai tavo rūdi. Tai va. Aš tiesiog negaunu komplimentų, daug mane nejauku. Mes visi trys, mes kažkada sėdėjom ir, blet, visi nejaukiai jautėmės, nes vieni kitiem komplimentus pasakėm. Ko mes šiaip nepratę esam daryti. Metai nauji, reklama irgi. Tai va, ant tiek, va, sanjan man skanu. Kai taip skanu, žodžiais nenupasakosi. Sanjan tai gardus, pilni skonio ir žiauriai patogus greitam pavalgymui užpilami makaronai. Tau reiks tik karšto vandens ir po 4 minučių jau galėsi mėgautis sanjan azijietiškais skoniais. Pasirinkimas platus. Sanjan azijietiško stiliaus vištiena, kepinta jautiena, česnekinė krevetė, aštriai rūgštus tom jam skonis, harsiu traški antiena ir žinoma mėgstantiems aštriai hot and spicy skonis. Gali rinktis makaronus indelėje ir pakelyje bei mėgautis visur - ofise, namuose, kelionėje bei gamtoje. Skanu, sotu ir svarbiausia greita. Ką dar galim pasakyti apie sanjan, ko dar nesam pasakę podcastas? Nu, kad jie tiesiog... Jis lekas kaip dūdmaišis oro įkvepia ir jau žinau, iškirpti viską, ką pasakys. Čia vis laik šio podcast'o kartą yra, kur jis lekia... Tiesiog laimas grįžom, papės. Žinot, yra kur senis iškarpytas. Aš taip labai pagiriu, kad iškirpti reikia. Jo, tiesiog per stipru, kad sanjan neužkeltų nosies. Nes čia yra kaip gražioms moterims kartuot, kad jos gražios. Jūs tiesiog kažkada jachtą visos susėda ir išplaukė. Jo, kad ir kiek sakys, kad jos gražios, vis tiek tu jom nerūpi. Taip, o sanjanui tu rūpi, dėl to sanjaną reikia girti adekvačiai. Ir gerti adekvačiai reiškia pasakyti iš tikro, kas yra su jais gerai. Jie man gelbėja gyvybę. Jie gelbėja gyvybę, kad tu nebūtum alkanas. Jie turi daugybę skonių, nuo ten krispį antienos iki jautienos, čia mano 2 mėgstamiausi. Krevetės aštrus, yra ir puodelėje, ir maišelėje, ir kaip tik tai norite, įsidėkit į bliūdelį, nėra skirtumo. Ofise užsipilkit ir, ar nežinau, vaikai ten, nežinau, iš mokyklos grįžus, nežinau, pasidarykite greit valgyt, 4 minutės užsipilat vandenėlio, valgot, tikrai labai skanus užpilami ramen makaronai ir tuo pačiu ir labai greitas dalykas. Tai dar kartelį, sanjan, labai daug skonių, labai skanu, nėra daug ką čia pasakyti, tiesiog eikit ir valgykit. Nebūkit su gurgiančiais pilvais. Niam. Papasakok mums, ką mes žiūrėsim dabar. Čia yra naujametinis sveikinimas nuo seno Viktoro. Jis turi daugiau kažką pasakyti. Nu, viską, o tai gerai, taip, nu tai palinkėjimas, nu, į viską, nu, gerai, vis tiek, va čia senjoras, reikia klausyti. Davai, paklausom, naujametinis sveikinimas nuo Viktoro. Nu, nauji metai, aš senas. Linkiu jum nepasenti kaip man, Viktorai, nesusirask mergos kokios durnos klajumai. Nu, blėt, galim nesusipykti, ar negalim? Galim. Jau, blėt, su visais. Kislekai. Nu, tu galbūt toks, koks esi. Tau jau nereikia nieko linkėti. Nu ką, 024. 024. Ai. Blet, va šitą, aš noriu va šito kaip telefono kamerio, va šitos fotkas. Kai Viktoras skambinava, kad šitą įsijungė. Jo. Čia aš dar kitą pakartosiu, čia mano mėgstamiausias personažas yra Viktoras. Nenaudoju jo dažnai Instagram'e, nes bijo, kad bus senelis Viktoras visą gyvenimą, bet blet, kaip reikėtų tau dažniau naudoti. Aš jokio gimmick nedarau daug. Pizda, blet, čia taip juokinga eina. Kas yra, kad žmonės, kai senelį daro, nu tai jiegi šypsos, žinai, randam vietose. Taip. Labai tikroviškai. Seni žmonės yra kaip papūgos, jie pamato save veidą ir iš karto. Jei dar būtų ne tavo rūbus užsidėjęs, tai geriau atrodytų. Dabar su tavo rūbais, kol mėgoji, užsidėjęs senelis. Aš Viktoras. Bet išsilaikęs toks senelis, Maikė balta, nes šiaip pas senelius tokia numiršta. Geltona, nes čia oda... Čia tas kaip Porsche vairuojas. Jo, nes oda būna prasmirdus nuo vaistų. Gali sau leisti. Aš manau, kad aš būsiu toks, tikiuosi.
Kur šiaip gert metė, bet dar iššauna pašotą kokio konjako. Man svarbiausia tik nenutukti. Ir mano abu tėvai nutukė. Blet, šiaip, kai abu tėvai nutukė, baisu. Aš jaučiu, jo tėvai nutukė, tiesiog tėvas Fitbit biški va tokį turi. Aš jaučiu nutukė, pizda, tėvai. Šį pizda jau yra, jis negali Ne, aš tu jungsiu fotkę. Parodyk. Atblokuosiu tėvą. Vien dėl šito. Atblokuosiu tave plajumą, grinai, kad parodyti Aš tėvą atblokuosiu fotkę. savo vatniką tėvą, kad tau jungio profilio fotkę Ne, pamatyti. atsiūs tokį video tėvui savo. Patry tvoj brat, blė. Nu ką, Tėvai, gal pasveikinsi sūnų. tėti, 024, eik nahui. Pašau. Ir tokį. Nu ką, Ukraina laimėjo. Šiaip nesu tėvo nahui pasiuntęs. Esate tėvo nahui pasiuntęs? Ble, ne, jokio. Ne, bet supykęs esu. Nu, tipo, išsiaiškinę esam. Mes nesam nieko aiškinę. Tai po 15 metų, tipo, pakalbėjom, tipo, sakau. Mano tėvas šiaip nėra nusikeikęs pirmojas niekada gyvenime. O kas yra žuskiausias, ką jis yra pasakęs? HZ. Huiznait? Ar Hazitis? HZ. Tai jis kazokas? Jisai su draugeliu kažkokį šnekėjom, kolega turbūt iš darbo, tipo, ir toks, nu, HZ. Ir aš toks, čia huiznai. Nėra nusikeikęs. Mes važiavam su tėvo mašiną, aš jam kažką pasakiau. Ir man atrodo, tėvas pasakė. Mes susėsime, čia huiznai. Bet aš turėjau tokį, kur, nu, tipo, tėvai kaip žinojo, kad trukiau, bet, nu, žinai, tipo, nebuvo jokio kontakto, tiesiog, aš ateinu smirdžiu, žinai, su cigaretėm. Hazemlė. Bet kažkada buvo baisus pachmas išėjau iš namų, nuvariau į degalinę, pasiėmiau kavos, apėjau tipo retuką, grįžtų į rajoną ir tiesiog, kur, tipo, prie daugiabučio soliukas, atsėdau pizdu, galvoti, statybos vyksta, tipo, ne namie, bet renovavo ten namą ir balkoną kažkas daręs, triukšmas galvo pizdu laukia, pasidėsiu, geriu kavą, ištraukiu cigaretę, prisidegu ir tėvas į lauką išeina. Pizdu galvo, nebegesinsiu. Nu, ir buvo taip Bet nejauku, žinau, nes atvarė, nu jo, bet ypač, žinai, rūkyt prie tėvo atvarė, tiesiog tėvas šalia atsisėdo, aš toks pizdu, sakriukau, kažką aš nekanties, nu. Rūkai. Kažką. Dračinė. Labai nejauku buvo, bet kai pradėjau kokią 5 ir kitą, sako, ble, gal nebereikėk jau daugiau. Jau tikrai, jeigu sūnus vienas rūko, nu gerai sakyt, nu, supratau, bet jau jeigu sūnus jau daro kopiečias, užgesinai ir kitą prisegį. Gerai, čia keista. Parūkyt pradėjau, bet... Nu, krašte, aš jam ir sakau. Ten, nu, kai jis jau žino, kad dėl rusai laimėjo karą. Kai jisai dabar koks skirtumas, ar aš prie tėvo vienas ir kur 5, tos pačios cygės, jis jau žino, kad... Čia tas pats kaip labai ilga cigė rūkyti. Jo. Aš jau rūkau. Kaip šiaudelį per multikus, kai iš kito gėrimo. Aš jau pasakau čia per tokėlį, kad aš kai rūkydavau pastoju, aš chain smokindavau, aš negalėdavau, tiesiog man neužtekdavo vieną cigaretę. Bet tau tinka chain smoking, tu rašytojas. Aš pasakai, tipo, jo klajumą, aš išeidavau. Man būdavo etapai, kai aš vakariai išeidavau iš namų, surikydavau pusę pakelį, tai pirmą cigaretę prisidegdavau. Tai išein, tipo, prisidėjo pirmą cigę, visas sekančias su vis kitą prisidegi, išmeti ir naują rūkai. Bet po to labai greit nustojau. Tau tėvas duotų 2 cizų iš eilės surgyti, Dar turi? Dar tik pusę normų. O ką po 10 minučių veiksim? Aš turiu jums testą abiem. Davai. Tikiuosi, kad neštumą, nahui. Bet turėsi mano myžlą nuo grindų susirinkti. Gerai, vyručiai, turiu jums testas, ar judu seksualiai suderinami. Davai, Aš su kisleku. įdomu. Šis testas turėtų padėti porai išsiaiškinti, ar jie du seksualiai suderinami. Ir nuo to priklausys, ar jų santykiai bus tvirti ir ilgalaikiai. Ar bus antras sezonas? Ar vis dėlto... Žiūrėk, dabar prieš testą, kokie predictionai tavo, ar įmanoma ar ne? Nes aš tai manau, kad mes tikrai galim. Aš manau, kad jūs esate rough sekso hebra. Jūs kaip italai, kaip ir pykstatės, taip ir pisatės. Man patinka šitą. Kiek to laus išgeriai? Ne? Tai aš tavo galvą taip su pėda būčiau prispaudęs. Kodėl matu mano? O kodėl jis negali būti power topas? Nu, man patogiau. Patogiau, kaip per šikną nepisa tavęs. Nu, galėsim pasikeisti. Tai džentelmenas. Lyginim, nelyginim, kaip mes sakome. O tai kaip vasarį darysim? Nu, žiūrėsim. Keliamasis seksas. Vasaris meilės mėnuo, tai... Jo, tai va. Žodžiu, priklausys ar santykiai tvirti ir ilgalaikiai, ar vis dėlto vertėtų juos nutraukti, kol nenusivylė. Niekas. Gerai, kokia pirmą Viktorui, tada Kisliakui ir po to paskaičiuosim jūsų tokie patys atsakymai. Davai. Gerai, Viktorai, kokia jūsų jautriausia kūno vieta?
Pirmas - kaklas ir ausis, 2 užpakalis, 3 - nugara, 4 - krūtinė. Nu, šiaip užpakalis labai jautru. Jeigu... Ne, bet define, kas yra jautru. Čia tipo, ar kad... Čia erogeninė zona. Erogeninė, kad tu užsivedė, ar tiesiog jautri vieta. Nu, taip, o tai ką reiškia? Ausis šiaip jautru irgi ausis. Jo. Nu, bet, gerai. Tipo, kur jeigu tu stimuliuotum tą vietą, ar tu... Stimuliuotum tą vietą ir tau būtų zaibys. Okay. Fuck yeah, būtų. Nu, tai vykti. Okay. Išvyknoje? Nu, žinau, tipo, bybis. Bybis nėra. Yra arčiausiai krūtinė. Bybis netestas, nu. Tai kuris? Nu, tai čiaučiu kaklas ir ausis turbūt. Kaklas ir ausis, gerai, rašau. Žinai, kai bučiuojas, tai liečia čia su rankom. Tipo. Gerai, kislekai, užpakalis, nugara, krūtinė, kaklas ir ausis. Jau čia bus užpakalis. Man netestas. Tu man nu, tai ble. Nu, zonai sėdėjęs. Yra G. Šiknas klyri, žinot šitą, na. Tai taip. No. Aš tai tą... Seniai, man galėjau užsisglostyti ir kaklą, kiek Pas tave toks G. kad, blėt, boltą ten išsikviest galina. Gali pasižymėti GPS. Pas mane G. šauktukas, ne taškas. Gerai, vykti, kas svarbiau? Orgazmas, glamonės, pats lytinis aktas ar dvasinis artumas po sekso? Ble, sunkus klausimas. Nu, ble, šiaip... Ar tu baigi kaip delfinas, kur tipo 4 valandas rėki? Ar tau glamonės, pavyzdžiui, kad tau kislekas groja? Šiaip foreplay labai svarbu yra prieš seksą. Tai ne po sekso foreplay, kas darė. Foreplay yra prieš seksą. Nu tai taip. Ir, Foreplay po sekso. Parašyta pradžioj, nu tipo, defines itself. ir orgazmas. Tai kuris? Rinkis vieną. Orgazmas ar pats, ar kažkas? Jaučiu gal prieš. Tai glamonės ar pats lytinis aktas? Nu, tai glamonės. Nu. Gerai. Nu, tai blėt, nu. Nu, o tau? Išvardink dar visus 4. Orgazmas, glamonės, pats lytinis aktas ar dvasinis artumas po sekso? Kas man svarbiausia, ne yra? Blet, pizdajus lietuviškai. Man atvyrai, aš paskaitau dalyką. Nu. Jau čia gal 2 paskutiniai bus man. Tai Vieną reikia išsirinkti, ne? Jaučiu pats seksas rinkčius tada. Na, gerai. Pats lytinis aktas. Jo. Kaip norėčiau tą glitorių paliesti. Žinot, tas šiuolis? Glitorius. Gerai. Norėtai. Čia tik tai keli klausimai. Vykti, kokia jūsų ryškiausia seksualinė fantazija? O. Seksas 3, seksas viešoje vietoje, seksas su tos pačios lyties atstovu, negėjus. Aktualu. Ar kietas seksas? Nežinau, kas yra kietas seksas. Nežinau, Elrytas LT. As opposed to minkštas seksas. Elrytas LT. Sakiniais, na. Su kėdais, su ugnim. Kietas seksas, nes sąskaita refreshinas stovite. Šiaip, Ektina. seksas 3 aš niekada nėra svajojau, man įdomu, man kaip paslidinėti. Bet tau kitas ugdytų. Kai kalnuose. Man Kaip į Tailandą nuvaryti. Nu, kaip į Tailandą. Įdomu. Aš nenoriu, bet jeigu kada nors nuvarysiu, tai bus daibys. Jo. Bet nesu kitų bičių. Nėra būtina, bet pabandyt gal... Ta prasme, nenoriu, kad... Pana žiūrė, tu su bičiu pisėsti. Ir pana sėdi. daryk kažką. Tai veik kažką. PlayStation'as yra dar kažkaip kompo pažaisti. Pana tiesiog tokia atsistok. O tu čiūva. Rėkinti. O viešoje vietoje šiaip fainiai. Aš esu jau. O tai kur, o kas yra viešo vieta? Tipo lainapo tūlikė ar ble trūlikė, kur tipo tu sėdėtum ir dročintų prie talonėlio aparato? Tiek vieša, kad nematyt, kur žmonės gali matyti, bet jie nemato. Tūlikė nesu. Seimas. Nu. Aš tūlikė nesu mylėjęs, bet esu mylėjęs vienam bare, kur yra kaip scena ir užuolaidos, ir už užuolaidos, kai dahoja žmonių bare, tipo. Yra taip. O kur čia buvo? Klaipėdai. Klaipėda, kaip tas baras, raketai kokia čia? Nesakysiu, nes... Aš rodžiau savo raketą tenai. Negaliu sakyti, bet... O tai kas nutiks, uždarys barą, nes pasipisa? Nebeileisi. Ten eis kaip tik daugiau žmonės, nes galvos eina naktį. Bet nu žodžiu, viešoje vietoje esu jau. Gerai. Tai šiaip prikolas buvo, bet nežinau, ar dar kartuočiau. Gerai, kislekai, seksas 3, seksas viešoje vietoje, seksas su to pačiu lyties atstovu ir kietas seksas. Jie manau, kad jaučiu būti viešoje vietoje. Aišku, bet nėra čia ko, bet. Gerai. Visą kitą esu bandęs, žinai. Taip, vykti. Tai nesusiekė, su piso bairiu, nu ką padarys. Kada labiausiai patinka mylėtis? Ryte prieš užmiegant, spontaniškas seksas dieną ar įvairių laikų? Aš ant tiek neryto sekso žmogus. Aš belia kaip ryto sekso žmogus. Ryto tu per tą sausą varai, kur tipo... Lobziku. Man Taip geriausia, nes tu ryte atsigai būna toks stregas, kad 2 žmonės nenulaukia. Nebent pachas. Atrodo, kad mimis bitis. Galėtų prisitraukimus daryti kolis.
Galėtum fūrą ten. Aš galėčiau, jeigu skristų lėktuvas į bokštą, numuštų stajaku tam, blėt. Aš labai nerytas toks žmogus. Nebent pachmėlas. Ant pachmėlas. Jo, ant pachmėlo. Ne, pachmėlas tai bet kuriuo momentu tinka išskyrus kaip vėmi tualėtė, bet visi kiti momentai. Bet jeigu blaivas ryte atsikeli ir toks, nu, tipo, aš nežinau. Labai man ryte patinka jau. Nu, tai kada tu? Tai man tai vakare. Prieš užmiegant? Vakare, bet šiaip dieną irgi zabys. Tai kuriuos? Nu, tik neryt. Tai prieš užmiegant spontaniškas seksas dieną ar įvairių laikų? Nu, tai vakare, tu prieš užmiegant. Gerai, 2. Aš tai rytą rinkčiausi tikrai. Rytas. Rytas. Vilniui Vilkas tik vienas. Na. Čia jau matau, kad prasilenkiam šitam. Jo. Nesipysim, kai aš matau. Kad ir kaip norėtume, nesipysim. Gerai. Vykti, koks idealus sekso grafikas? Kiekvieną dieną, 2-3 kartus per savaitę, per išeiginės ar porą kartų per mėnesį? Žinai, jeigu santykių pradžia, tai po kiekvieną dieną gali po kelis kartus. Nutrini bybį tavo. Jeigu su Kisliaukomis 3 metus jau pragyvenė, nu, tai pasipėsam. Kislekas jau seksualius naktinius dedas, bet tau pokai. Aš kaip į darbą, nu kaip į darbą ateičiau, žinai, kaip Excelį užpildyti šitą. Kisliakiam išpildyti. Fill out his ass. Trauk tą savo Excelį, na. Pamaigysiu. Tai 2-3 kartus per savaitę ar per išeiginės? Nu tai kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną, gerai. Nu mes vis tiek ilgiau su Kisliaku neišbūtume. Ja, man jau čia kiekvieną dieną gal aš jau rinksiuos, kas... Mes Kisliakiu net apsigyventume, jeigu su tam kartu mes kiekvieną savo kambarį, man rodos, turėtume, žinai, kur mėgotume atskiruose lovose. Jo. Kad zipys išsimėgotume. Nu tai vaikui, tai jam reikia su vaikų mėgotų, tu kad išsimėgotum. No. Ir mes būtume tą, kur vakarė TV3 žinią žiūri ir... Gerai. Kokie garsai jums maloniausi sekso metu? Kai partneris dūsauja ir aimanuoja. Paaimanuok Kislekai. Kaip kūdikis iššulinė. Žiūrėk, no homo, bet zipys. Nu nežinau, pulsą tikrinu, nesaipys. Sen kaip įsadavai į tą įmą. Mario, Atrodo, kad monetos renka. Tai negi šakinėjai ant bijo kaip gribukus valgydamas. Vyktis įkiša bydį. O, Luigi! Tai kokie dar kiti garsai gali būti faini be įmanavimo? Gerai, padaryk fainą garsą be aimanavimo. Nu, tai... Koks tas jie, kur filmuose naudoja Wilhelm Scream? Pašauna. Žaidžia. Nu tai taip, tai įmanuojam. Man labiausiai, kai Tyrannosaurė Rexą dar patinka labai. Kas čia dabar buvo? Kai laikai telefą apie radiją ir skambina kažkas. Padai šauksės. Jo. Nu dar koks aimanavimas, dūsavimas. Rami lyriška melodija. Nu, tipo, paskambini VMI ir paliekiant garsiakalbę. Šiaip mane, ne, aš nelabai šiaip Tyla. muzikos ir sekso. Tyla. Man labai ADHD, aš tada pradedu tam pagal muziką. Judint galvą. Nu, Jo. Aš kai tik atradau pamanių seksą darydų, aš tik leisdavau muziką, bet dabar... aš turiu teliką išjungti, pas mane, ble, turi viskas. Jo, aš dabar negalėčiau ir, bet pradžioj, tipo, kai susipažinau su seksu, dar darydavau šitą kaip playlistą, aš kokį muziką paleidau, bet negalėčiau. Jo, tokius kažkokius. Ir Ei, tokį man. Čipi, čiapa. Dubi. Paleidžiu savo sekso playlistą. Aš tik tą paleidžiu, eik nahu. Aik iš čia, aik. Duhas išjungsiu, aš tave. Tai gerai, tyla ar triukšminga muzika dar yra? Tai kuris? Partneris dūsauja ar... Man irgi pirmas, o čia sutampam. Sutampam. Duok, sakyba. Gerai. Gal net jūs ir arčiau vienas kitą esate, negu galvojat. Ką ten Kenny Crush'ą loši? Gerai. Ko trūksta jūsų seksualinėse santykiuose, Viktorai? O, pažiūrim. Aistros, švelnumo, sekso eksperimento ar spontaniškumo? Nu, aš dabar neturiu jokių santykių realiai normaliai. Nu, bet, tipo, savo seksualiniam gyvenime gal tu norėtum spontaniškumo, kad, tipo, mergai, duok bybį, tipo, Spontaniškumo, aistros? Aistros, švelnumo, sekso eksperimentų, spontaniškumo. Nu, tai turbūt visų. Tai viena. Labiausiai. Nežinau, turbūt aistros, va aistros. Aistros, gerai. Tu nori aistringai, tu nori, kad panatį darytų. Taip. Aš manau, kad mums su Vykčiu seksualiniuose santykiuose trūktų eksperimentų labai metų. Nes mes tokie... Nedarytume nieko. Mes tą patį darytume. Jo, Vyktis... Kam keista, kas jau veikia? Jo, mes tą patį darytume seksą, tą patį užsisakytume valgyti vieną kartą. 2, 3, 4, 5. Gobavo vištienos su ryžiais ir kiaušiniais. 4. Ta patį filmą žiūrėtume kiekvieną. Na, ta Phil Bibi stoja. Mes break
Kažką laimėjau. Legendinis screenshotas, na. Gerai. Viktorai, kas gali nuslopinti jūsų seksualinį susijaudimą? O, pažiūrėjom. Primyžą ant grindų, kur važiuotam. Marko nuotrauka. Yra viena pana primyžą. O tu gali papasakoti šitą istoriją? Jo, tai aš buvau, man buvo 21. Tau jau 2 žmonės ant grindų primyžiai. Aš šitą istoriją esu pasakojęs, bet why not dar kartą pasakoti. Aš buvau, man buvo 21 metai, aš buvau Kaune, atsimenu, buvo žiema irgi, bet kaip dabar realiai. Kelinta dabar diena? Gali būti, kad aš tą pačią dieną primyžau, kaip jinai. Seniai, gali būti, kad mes 21, tai buvo tada 23 gruodžio. Biški per anksti. Kaip simboliškai, jo, prieš kučias, viską. Jo, ir Airbnb buvau pasiėmęs ir kažkaip su pana grįžom, ten bučiuojamės ir nesimylėjom, net nuėjom mėgoti, tipo į lovą ir vidury nakties neatsikėlė. Taip tiesiog prie lovos, tai va atsistojo. Primyžo ant žemės. Aš taip nedariau. Ir atgal atsigulė ir aš žiūriu į tą pana, sakau, tu primyžai ant žemės. Nu, sako, ne. Gesą. Ne, tu primyžant čia. Sakau, bet tai tu primyžai, ką čia svaisti ir užmygo. Ir aš tiesiog nuėjau į mane, aš atnešiau 2 rankštus, patiesiau ten, kur jinai primyžo ir ryte tiesiog nuėjau padžiau tos rankštus. Baisiausias lunatikavimas jie. Ir išvariau ir gavau Airbnb atsiliepimą, viskas super. Rankšluošiai kvepia maniaku, tik kažkodėl. Tik labai sterilus. Gal sportininkai prausia. Jo. Ir aš visai galvojau, o ką, kodėl, gal jinai tipo sąmoningai padarė, tipo, kad aš ją atsiminčiau, žinai, kad tipo... Ble, suveikė. Vykti, sorry, aš jau skaitau variantų, sorry, jau mano idėjai smegenis. Gerai, kas gali nuslopinti jūsų seksualinį susijaudinimą? Pirmas, bet čia kisleko aišku. Pirmas, partnerio inertiškumas. Kas tai inertiškumas? Toksai. Agresyviai. Kur kojas, ble, užmeta virš galvos ir... Ar per agresyvų seksą? Nu, inertiškumas, per daug užmeta, žinai. Nemalonus kvapas, pašaliniai garsai ir pokštas ne vietoj. Ble. Jokaut nereikia, bet kvapas irgi įdomus. Kisleko ištraukė bibi šiknos. Nu, pašlana. Bet Kislekas jaučia toks, kur nesusilaikys. Toks metų nepajokavė. Aš sakau, aš vieną kartą esu sustabdęs seksą, nes bairį pasakiau, išrašyti reikėjo man. Tikrai, Viktiks, kuris tau nemalonus kvapas jaučiu? Tu toks... Nu, turbūt ir kvapas, bet ir bairiai. Ir bairiai kvapas. Bet jeigu labai gerą bairį pasakytų, žiauriai. Ahuja. Bet vis tiek tu žvengi ir tau kraujas tas sumažėja iš tajako. Jeigu, žiūrėk, ne tai, kad numuša vaibą, bet tipo, jeigu pasakyčiau labai gerą bairį, kur abu žvengiam, tai vėl sugrįžtų. tai tada reiktų kokias 2 minutės pagolėti Jo, apsikabinti. tu negali laikyti bibį. Ir gali susitvarkyti. O kvapas tai toks, kur, nu, kitą dieną susitiks. Jo. Ir jeigu dar gali žmogus pasakyt- nusiprausęs ir vis tiek, ble, centais daužo iš pizdos, nu tai nafik. Tokiais senais lietuviškai. Jo. Sidabriniais ilgaisiais, tais, kur ble, Išpizdos vytis pasidarys. iš pizdos raktai kabo, seni, ble, nuo svirno. Šlink. Tai kuris? Kur gali magnetuką pridėti. Iki šį ranką įpizdė 8 šaukštai. Jo, kas tu šventas Petras? Ne, nu tai vieni nuo darbo, kiti nuo šito. Tu vienas Vilniaus. Tiesiog didžiulis medinis. Čia kai su meru pisaus, tai paliko. Jo. Jo, privažiavimų Vilnių gali atsirai. O čia nabuvusią berną, man. O čia ant 12 tai varštus atsakinėti tiesiog. Nu, tai kvapas, o tau? Kas? Pašaliniai garsai, niaf. Manau, kad pašaliniai garsai yra vienintelis. Šiaip garsai man irgi labai. Nes, tipo, jeigu, pavyzdžiui, tai yra ten gyvūnas ar telikas, tu turi eiti ir išjungti ir tada, kai grįžti atgal, vis tiek stekas nusimušęs būna, tipo, ir pato. Tai kuris? Tai kvapas? Aš manau, kad garsus pasirinkčiau. 2 ir 3, gerai. Nes, tipo, su kvapu, jeigu labai nori pystis kvapas, tai pohui yra. Gerai. Pildai taškus ar kažką? Jo, ir tada pagal Excel. taškų jūsų bus variantas. Koks yra jūsų seksas ir tada bus aišku, ar jūsų tokie patys poreikiai. Taip. Gerai, erotiniai žaidimai sekse tai žaisminga, jaudina, ne vietoje, taip ir turi būti. 3 vienodi. Žaislai? Erotiniai žaidimai. Ai. Nu, pavyzdžiui, Kislekas tau sakytų, tipo ten... Duoj CS iš nusirenginėjimo. Kas daugiau pulo kamuoliukų? Erotinį Club Penguin. Kas pirmas svastika iš pingvinų išdėlioja tas bibi čiulpę. Duraką žaidė. Kas toliausiai bibi numestas laimė? Kas pralaimi turi bybį tėvui nusiusti viską. Bet su senio filtru. Labas tėti, čia mano bibis. Ne, šiaip manau, kad jeigu tipo geras žaidimukas fainas, tai tipo nieko prieš būčiau. Tai jaudina ar labiau Čia geras žaidimukas Fortnite'as? Jeigu tu toks, kur gali jaudinti, aš manau, kad įmanoma tikrai. Gerai. Nebūtų. O tau Kislekai? Ar nereikia tau jų?
Aš labiau būčiau, palauk, kokie, kas vidurinis tas variantas? Jie labai panašus, visi žaisminga, jaudina, ne vietoje taip ir turi būti. Ne vietoje, taip, čia 4 variantai. Taip, ne vietoje, o kitas taip ir turi būti. Aš sakau, jie kai kurie Aš vienodi. manau, kad ne vietoje, aš manau, kad nėra žaidimų jokių. Tipo, sekso žaislai jo, bet tipo žaidimus, seniai, aš labai, mane azartas pagauna ir aš tai laimėjau. Tau laimėti reikia. Ja. Gerai, paskutinis. Kas sekse turi dominuoti? Vyras, moteris, iš eilės, priklauso nuo nuotaikos. Nu, čia kaip, pagal kiekvieną skonį, aišku. Aš esu pasakęs, aš neleisiu, ne tai neleisiu, bet ypač aš nenoriu, kad mes dominuotų niekada gyvenime. Jo. Aš negaliu įsijaus niekaip tada. Aš irgi nenoriu, bet, pavyzdžiui, jeigu tu papilnai nieko nedaro ir tu turi viską daryti, man tada nahui. Ne, jo, bet čia nedominuoju, čia tiesiog, kad įsijaus. Žiūrėkit, kaip jie tarėsi, gražiai. Įsijaus- Tikra paramas. Taip, bet jeigu jinai čiaukiant ar daužosi dyką, aš tai nenoriu. Su tokiu juodu dildo per veidą, blė. Krytis ateitų ir sudiržu man kaklą, blėt, apjuosti, sorry, ne. Ne tau šitą gelelę tėvas Pasiema, Kaip tavęs tėtis princesė. Išlegas pasimtų kamuolį ir eitų namo. Ai, nahu tada, kur mano klaunų kostiumas? Aš važiuoju namo, kur mano Mario ūsų ir kepurė? Baltas už 2 minučių. Ir aš tada Mario buvo, wow, pradarys. Pasikiaušai išlindę prieš. Nu tai kuris? Kuris domino vyras, moteris iš eilės ar priklauso nuo nuotaikos? Vyras, bet jeigu mes abu vyrai, tai čia nieks nedomina. Iš eilės tada. Iš eilės gal, jo. Gerai. Nu, Lyginiam, jo, nelyginam. išlėsiu. Nelyginam, sakyčiau. Gerai, nu ir dabar viskas, skaičiuoju taškus. Dabar už kiekvieną jūsų sutapusi variantą jūs gausit po 1 tašką. Gerai. Tai matai, vienas tai gal sutapo mūsų. Pirmas nesutapo, antras nesutapo, trečias sutapo, ketvirtas nesutapo, penktas nesutapo, šeštas sutapo, septintas nesutapo, aštuntas nesutapo, devintas nesutapo, paskutinis sutapo. Jūs surinkote 3 taškus. Gerai. 3-4 balai. Jūs turite ko siekti. Partneris kaip nauja knyga, todėl atidžiai tyrinėkite vienas kitą. O, prašau. Va toks jums pasiūlymas. Jūs esate per mažai suderinami, vyručiai. Šiam momentui. Nesipysim. Nu jo, dėl to tu manęs niekada ir netraukia jaučiu gyvenime. O koks vyras tave Skaudu, trauktų? skaudu. Jeigu aš tau dabar sakau, aš tipo skidudul, dabar tu esi gėjudul ir tu dabar viskas turi su vyrais pistis, bet gali pasirinkti pažą vyrų. Blet, nežinau, aš toks, kur... Čia aš tik noriu pamiršti negėjus Viktoras. Jo, negėjus. Nepamiršti. Tai jaučiu panašiai kaip ir panas, kokios man patinka, žinai. Nu, Tai tipo, 13 metų. Vienišos, paliktos už darželio tvoros. Ir su kamuoliu gigantinėm užmestas. auksim tiesiog, kad būtų. Jo. Zvygis mėgsta kaip pisas už ausų laikyti abiem rankom. Nu, tai kad būtų gražus ir išvengtų iš mano bairių, A, čia jo svarbiausia. nebūtų durnas. Ir mes dėl to O nesudegėme. tipo durnos panas visiškai nezaibės. Jeigu pana ateina, tai vad 2-5, bet matai, kad tipo tas tipo insane in the brain seksas, tipo kur kaip beždžionė paims. Nu, tai tada tik pasipys. žinai. O tai ką? Nu, ką tu vaikus darysi su tokia? Nu, tai tu vaikus planuoji daryti su kažkuria? Nu, tai aišku. O supratau, jis tipo genofon, jis supratau. Jie reikia šachmatininkės. Viktoras Filtas jie ar į pabo latinai leidžia, ar ne? Manęs pačio nei. Ar kai jinai pravažiuoja stabdymo žymės yra ar ne? Ar jie reikia specialaus lifto, ar gali laiptais kilti? Ar reikia Viktorui dar 2 minutės laukti, kol jinai užkils kitų lygų? Aš turėsiu nešti ne tik per tiltą, per vestuvės, bet ir per Ar jinai visus pro laiptus. metalo detektorių gali prašliaužti ar ne? Ar tu laikai už jos rankos, ar už 2 rankenų? Čia Filtas. Nu, ką žinau. Nu, tai taip, nu, tai taip pat. Ar reikia ją įkelti į mašiną ar ne? Ar reikia prieš tai, kad sekso metu kažką jaustų karštam vandenį pamirkytą patinę kūną dar? Ar apsidžiaugia, kai būni su ja ir matai, kad kalniukas yra, o ne laiptai? Ar jeigu į Seimą turi užėti, turi laukia palaukti? Ar kai būnat kartu jūs gazdina gulintis policininkas? Ar kai tu su jie stovi ant kalno, tau reikia ją ant neutralios užstatyti, kad nenurėdėtų? Ar kai lyja laukia, turi vadakiam į lauką pasiimti? Ar vėlo maratonas jai pavydė? Ar jai reikia kas pusę metų padangas keisti? Ar jinai nuo balandžio 1 gali greičiau rėdėti? Ar pas tave provežos hato yra visur? Ką mes kalbėjom apie staigų stabdymą namie?
Kodėl čia pilna juodų linijų, kažkas buvo atėjęs? Nu, neatėjęs. Čia ne tavo padangos. Eik, kieno čia ratai palikti? Matai, vyriški ratai palikti. Vyriškas vežimėlis stovi. Kas to padangas pakeitė? Kodėl tu su Michelin padangom? Ja. Aš sakiau, kad padangas gali keistis, bet tepalus tik aš galiu tikrinti. Oi, ble. Kodėl išsikėlė, nahu, jobanį. Kodėl ne? Mes irgi tave mylim. Susiraskit darbus, jobanį komikai, ble, pasivadino komikais ir dar. Stand-upistai. Klaunai, ble. Čia, ble, stand-up. Klaunai. Klaunai. Eik, tu, ble. Susiraskit darbą. Humoras yra. Jūs į save pažiūrėkit, nahu. Čia jums humoras, o tas storas, tai iš viso, ble, pažiūrėk, tu į save žirną. Čia apie kurį nežinau, bet tai kalba visą laiką, aš įkeliu rilsą galvoju. Kai įkelia tas ruskis Ibanas ir aš turiu toliau skaityti apie Viktorą, apie mane parašytą. Tas storas su raudonai žandais, tai iš viso pidrilnikas ir tu galvoji, čia apie kurį, bet. Tas kurva. Specifikuok, senė, nes mes abu turi pidrilį. Tas su hujovais dantim. Ir aš irgi, pas man irgi žandikaulis kreivas. Ta šveplas, kurva, rusas su barzda. Jo. Su barzda rusas. Na. Jo. Nešta. Man į gražą su barzda žinau, kad nešta. Ką, vyručiai, pajokavo mane? Aš dar turiu vieną paskutinį bitą. Ir tu sušaunat. Ir viskas baigęs pats. Su naujais metais šypsena, nahui. Ne, tiesiog manau, galim tik ir gražiai užbaigti. Moteris pateko į avariją Amerikoje ir pateko į komą, kai beveik 5 metus gulėjo. Ir kaip įvyko proveržys, jos motina ją pastoviai lankė. Ir kaip įvyko proveržys, kad sureagavo ta moteris, jinai jai pasakė bairį. Mane kelnėse yra promižius. Seniai moteris pasakė savo dukrai bairį ir jinai biškai atsigavo iš komos. Klausimas, kokį bairį pasakė? Manat, kokį bairį? Ne, neparašyta. Kokį bairį piso dukrai, kad iš komos pažadintų? Deginas ir vėl sąmonį prarado. Bet lietuviškai ir motina, what the fuck, angliškai. Tu guli komai daugiau žieduodį uždirbė. Ir atsikėlė jinai. Kokį, apie karvę gal... Kuo juodaodis skiriasi nuo soliuko, kuo ir... Pyp! Ateina čia buraška paskirpėja. Pyp! Grįžta ragana iš komandiruotės. Pyp! Ne, jaučiu, kaip galime prikelti ir užmušti galime. Bairių kai komai yra. Kad nebenorėtų atsikelti, tipo. Na, įdomu, ką tai yra pasakyti, kad gal kažkokį hujovą pasakė ir atsikėlė. Bet tai lieva, kad neparašo anekdoto, čia žiūri yra. Čia... Gal mes galėtume taikyti dažniau žmonėm, kur komai yra tiesiog anekdotus pasakoti. Bet čia blue balls yra, čia bloga žurnalistika. Jeigu žmogus atsikelia ir bairį pasako, tu turi, blėt. Ten viską parašęs su visom detalėm, tik bairis neįrašytas, nahui. Kuo atsikelia pakelia į motiną akis, kuo skiriasi mano megztinis nuo tavo santokos su tėvu, kuo mano megztinis neišyrės. Ai, dar vieną pal. Jau čia sakė, kuo tu skiriasi nuo daržovės iš parduotuvės. Man nemoka pašalpos už tas daržovės. Pas daržovę bent tą pačią nesupuvus ir ant pažiūrį pasiekojas tokius. Mano šiaip daržovė pragulų neturi. Mano prieš senelio gyvenimo irgi pabaiga panašiai prikolindavo iš čia, nes jis nebeatsimindavo, žinai, nieko. Su 5 žmonėm visą gyvenimą prabuvo. Seneliai rusai grįžo, jo. Senis pagaliau stojasi į durų staktą atsitrenkė ir mirėtas. Senis, turiu kaip tik rūbų. Sakiau, kad sulauksiu. Ir jisai ateidavo, žinai, pavalgyti, nieko neatsimena, midėda valgyti, tipo. Ir mačiute vis laikį šio prikolino, kad jis apsimetinė, žinai, kad jis iš tikrųjų atsimena, kad jis iš tikrųjų girdi, nes, tipo, pusiau kurčias irgi praktiškai buvo, žinai. Sako, jisai atsirenka, ką jam girdėti, ką jam negirdėti, žinai. Ir sako, senelį išplausi indus. Žinai. Senelį nori papą parodyti? Žinai, tai va irgi panašiai jaučiu taip jokavo ir prisijokavo. Prisijokavo. Jo, į ką pusino jokavo. Bet gerai, tai kas jokinga buvo, kad... Daug jokat yra daug geriau, blėt, negu ten, oi, dėdelį, dar visą. Kas jokinga buvo, kad vis tiek, tipo, kai senelis ir nebeatskėlė, kai mirė, tipo... Aš vis tiek prikolinau dar. Implied, jo. Vis tiek, tipo, policija turėjo atvažiuoti ir apklausti močiutę, man, tipo, ar jo... Nes seniai žudo vieni kitus, seniai. Tai yra tikras dalykas, seniai. Ir apklausė, tipo, ar nenužudai savo vyro, tipo. Da, pisa, nes, tipo, uždeda pagalbę ant galvos, tu nebegali prižiūrėti. Vyras motinas savo irgi ligota. Taip, savo motinas, seniai ten žmonas visokias, viską dabaigė, ble. Blet, jeigu mano senelis nužudė močiutę, mano. Bet įdomi istorija šeimoje būtų, gal nėra tai blogai. Pykta man senelė? Ne. Nes jau, tipo, pizė buvo. O tu manai, kad įmanoma? Kas? Tu manai, kad įmanoma? Aišku. O ko tu kas, tai rankų ir pagalbės reikia. Senelis su to indų tavo fleilė.
Ir kurį traukia į gerklę ir pirmą. Kad padarė, tai greičiausiai ne, bet, dabar, kai tai pasakai, nes aš žinau, kaip žmonės, kad, kankinas. Blet, ant geros nuotaikos pabaigsim. Jo, bet... Įmetinį podcastą. Blet, jo. Aš tiesiog norėjau kažkokį bairį pasakytume. Jo, tai žudykit vieni kitus mirties lovai. Parašykit mum į komentarus, koks anekdotas pažadina moterį iš ko. Parašykit. Pirkit pas mane su Marku bilietus į stand-upą, mes mesim čia plakatą. Pas mane nieko nepirkit, aš nieko neturiu, neparduodu. Mes busim Gargžduose, ten Biržai, Kuršienai, Gargždai, dar kažkas. Kaip žinai, išgalvoti miestai. Vilkaviškis, ateikit. Stalčiuose. Čia žučiai, Virvelių kaime būsim. Kioskienuose. Vilkaviškis. Zalupkienai, visi tie patys. Virykliuose būsim. Jo, Duchovkinuose. Tose pačiuose Češkinuose. Jo. Tai va. Gerai, ačiū labai Surfsharkui, Luminorui, ProBro, Sanjan ir Kulto energetinių, kurio negerkit su alkoholiniais gėrimais. Gerai, iki, viskas, eikit į kontribį. Eikit išsiblaivykit, na. Oi, hebra. Ate. Tokį gerą šūdą palikau, kad pašiūrėjau. Rusijos himną klausė. Turėjau atsistojęs šikt. Don't swing on niggas, they got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars Radio, world famous pretty boy Floyd.